Sveiki, su jumis ir vėl Ambalai. Šiandieną turime svečiuose Lietuvos čempioną Muay Thai, pasaulio čempioną Muay Thai, Davidą Litvinencevič, Danilą. Alio, aplodismentai. Aplodismentai, 1000 kiniečių ploja. Lietuvos čempionu buvau turbūt paskutinį kartą 2013 metais. Tai fainai, tai visas. Tai taip ir turi būti pasaulio 16? Ne, pasaulio 14. O kada buvo Lietuvos čempė paskutinį kartą 13? Tiesiog 13. Tai mano svorį nebūdavo žmonių iš visiškai, net kaip galėdavai registruotis, bet ten 15, 16, 13, neatsimenu, ta prasme, tai kad visą laiką nebūdavo tų žmonių, niekas nedalyvaudavo. Štai 3,5 nebūdavo žmonių. O kaip pats save pristatytum kaip kovotoja, nenugalima Lietuvos... Ne, aš save pristatau kaip veteraną jau, palikęs labai didelį antspaudą Lietuvos kovinėme sporte. Lietuvos Muay Thai istorija. Uždėjo medaliuką kažkada tą rotušį. Už garsinimą Lietuvos vardą. Ne, tai čia tokio sporto šakų niekad mūsų nepagerbė niekad. Nes aš šiandien galvojau. Čia jeigu norėčiau, galėčiau skustis kaip ir Maslabojos, žinai, ten gertuvė davė kažką, tai aš nieko iš vis negavęs. Nes aš galvojau, žinai, tiek išgarsinęs vardą, One Championship, žinai, prasivežęs, vis tiek ten tu apie Lietuvą jau. Tai apie Lietuvą, žinai. Tai tada pradedam nuo tavo istorijos, pačios pradžios, kaip ir standartiniai, visi pokalbiai pas tave visur prasideda. Kur prasidėjo tavo kovotojo kelias? Kovotojo? Kelių metų, kaip tu pradėjai judėti iš vis Lietuvoje pagal Muay Thai, pagal kaip nusprendį tapti kovotoju? Tai pirmiausia, tai kovos prasidėjo, kovų kelias prasidėjo, tai kieme. Kieme? Kieme prasidėjo, būdavo visokiam taisyklėm. Kuri čia? Bet ne, jeigu taip, tai navos, tai ne. Bet šiaip tai prasidėjo gal liktis 5 klasėje. Taip, neliko nei vieno priešininko kieme. Kieme neliko, reikia sakyti, ieškoti. O tai mokyklai nusprendėjai, todėl kad tinosi gavai mokykloje, ar tipo reikėjo kažkokią pasirinkti? Iš tikrųjų tai gavos taip, kad reikėjo pasirinkti, visur ieškojau savęs. Turbūt ne aš ieškojau, bet privalėjau kažkaip, savo daviau tokį kažkaip pažadą, reikia eiti sportuoti kažką. Nebus taip, žinai. Tai futbolas, krepšinis, ten karate. Niekas nepatiko, niekur nelipo. Ir tėčio mano amžinatilsi draugas, sako, aš pažįstu Romualdą Klimavičių, tokį trenerį, sako, galiu nuvesti. Žinai, tais laikais, Muay Thai, čia labai rimtas reikalas. Gerai, einam. Nuvedė, tai nuo pirmos treniruotės kažkaip užkabino ir variau. Dalyvau ir po 3 mėnesių dalyvau varžybose, bet pamenu, kad, čia, žinai, visam gyvenimui turbūt prisiminsiu, kad gavau į kuprą normaliai. Bet kovojau pirmą kovą, kovojau su 10 turėjusiu vaikų tokių. Tai ten ne vieną kasą mane. Verkiau, atsimenu. Bet kas labai aš pats, kartais net pagalvojau, pats stebiuosi savim, kodėl aš išlikau, žinai, nes tikrai gavau, gerai, žinai. Ir antrą kovą jau laimėjau, Panevėžyje, atsimenu. Pirmą kovą pralošiau Kėdainiuose, nuo Kėdainiečio. Seniau labai didelį iš tikrųjų, būdavo konkurencija, ten Kėdainiai, Alytus, Rokiškis, ten dabar tu net negirdėtum tokių sportininkų iš Rokiškių, iš Alytaus, gal kažkas ten iš Kėdainių, nėra sportininkų, žinai, dabar šiai dienai, žinai. Tada visur jų buvo, ten Mergė. Pagal Muay Thai. Daug buvo, perspektyvų tų vaikų, žinai, ir taip ir užsikūrė, žinai, tos varžybos turbūt labiausiai laikė, kad ta konkurencija, žinai, kada priešininkas pirmos kovos įdomu? Turbūt nei vienas nelikęs dar dabar nekovojo. Aš galėčiau taip galvoti, su kuo ten iki 10 kovų plus minus, žinai, kovojau, tai nei vieno tiesiog nebesportuoja, žinai, niekas. O kada buvo tas toks lūžis, nežinau kaip kas, kad jau supratai, kad čia gali kažkas iš manęs ir būti tas kaip kovotoja, žinai? Tai tas lūžis, tai žinai, tų varžybų daug, dalyvauji, pastovi kiekvieną savaitgalį, ten jau rutiną gaudavosi, kad tu važiuoji tas varžybas, jau tau ten net nesvarbu, kur, kada bilė veža, žinai. O paskiau gavosi, taip, žinai, ateina jau 16, 17, jau ten 11 klasė, jau ten pasirink, kokie čia dalykai, tave, žinai, kur ten mokinsis, ką stosi, žinai, nieko, šiaip vis laikas sportas galvoj buvo.
Niekas nelabai ir klausė ten, ką eini tas trefkės ir jau ten automatiškai susidėlioja, žaidėjai važiuosi šeštadienį varžybas. Taip, nereikdavo ten kelti ranką, kuris nori, žinai, ten net nėra iš karto užrašytas, tu esi varžybas. Dabar tai, žinai, ateis 20-30 žmonių, pakelkit rankas, kas nori, nei vienas nepakels. Seniau tai būdavo net, žinai, grupė, vaikų ten vos ne kas į varžybas, žinai, visi kelia ranką. Ne, visi negali važiuoti, žinai, atranka kažkokios paringai, dar nepasitikrinsim, kurie gali, kurie negali, žinai, važiuoti. Tai būdavo net viduje, sporto klube būdavo atranka, kurie galės važiuoti varžybas. Dabar tai tu surastos, kur varžybas važiuoti, dėl to ir nėra tos konkurencijos, nes nieks nenori, dėl savęs sportuoja va kažką ir viskas. O dabar į tą klausimą, kad kur lūži, žinai, tai tas lūžis ir buvo, atsakau, pasirinkti, ką veiksi gyvenime. Štai, aišku, aš visą laiką norėjau būti pasaulio čempionu. Viskas. Nesvarbu, kur, kame, kokioje organizacijoje pasaulio čempionas. Pavadinimas svarbiausia. Ir viskas. Ties kažkaip 17, gerai, kad nepasidaviau, nes turbūt pas daug gyvenime 17-18 tas tarpsnis, mokykla, ten uždarimai, skambučiai paskutiniai, Baliai festivaliai, buvo jų, nemeluosiu tikrai. Bet vat, kažkaip baigiau mokyklą ir įstojau į sporto universitetą. LKK dar tuo metu buvo ir kažkaip, sakau, sportas, viskas, daugiau nieko. Ir nustojau ten šlaistytis, nešlaistytis, kaip pasakyti, į tos visokius balius, ten šimtadienius, ten tai dar kažkokius. Ten, žinai, galėdavai tų, ten univerė būdavo tiek visokių švenčių, galėdavai varyti ir varyti, žinai, bet nevarydavau ir viskas. Ir nusprendžiau, kad reikia sportuoti, pradėjau profesionaliai kovoti. Kas liečia profesionaliai. Gavau pinigus jau pirmus už kovas, žinai. Tada aš supratau, kad aš jau esu profesionalas. Be apsaugų jau, žinai, jokių apsaugų, tie pasaulio, Europos čempionatai prasidėjo. Viskas suprantu, kad, tai arba tu nori sportuoti profesionaliai, arba tu nenori, žinai. Tai taip ir gavosi, žinai. Ties to supranti, kai jau gyvenimą savo bandai tai jeigu kažkur nukreip, žinai. Pageri, žinai, užjudi, pabaliau. Tai va, kad tai jau ten... tai eidavai, žinai. Tai ten jau... Eidavai, žinai. Jo, žinai, jeigu ten... O jaunas, žinai, aš atsimenu, kokių 2-3, tai nebūdavo ten, po 2 trefkės, žinai, ten, kad ten, vos ne 10 treniruočių savaitę, taip, sportuodavai, eidavai ten vakarais tik tai, žinai, nes universitetas, ten dar kažką, tai eidavai 1 trefkę į dieną, žinai, eidavo tos ir laimėdavai tas kovas, nebūdavo pasiruošęs, nepasiruošęs, žinai, net neiškeldavai savo tokių klausimų, aš pasiruošęs ar nepasiruošęs, eini, tiesiog, kitą savaitgalį, gerai. O dabar jau kažkaip dėliojas tą pasiruošimą, nes tu nori pikė būti. Jeigu taip žiūrint atgal, aš turbūt nei kart pikė turbūt nebuvęs, žinai, nes ten pastoviai dobėjai, žinai, dobė pikas ir tu ten nežinai, kada tu ten pikė būsi, o dabar jau, žinai, metodiškai treniruojas ir tu turi ten 3 mėnesius pasiruošimą ir tu žinai, kad va tą dieną reikia būti pikė. Ir galiu pasakyti, kad kai pradėjau su fizinio pasirengimo treneriu Domantu Tautku, garbė jam, pradėjau treniruotis ir tada aš dabar tiksliai supratau, ką reiškia būti pikė, žinai. Tai tas žiauriai smagu, žinai, kur per savo perspektyvą tik tai supranti, kada jau tu, žinai, esi, žinai, aukščiausiam lygiai, žinai. Jo, kai jaunas buvai, tai tie pasiruošimai jaučiu net nebūdavo, žinai, tam tokio, kad grinai ruošiesi. Ne, nesakydavo niekas pasiruošimas, tu tiesiog svorį nusimėti. Jo, svorį daryti ir eiti treniruotės, viskas. Pirmadienis, antradienis, ten visą savaitę eini ir ten nėra. Sužinai kova. Okei, nieks nepasikeičia, lygiai taip pat treniruojas. Nieko naujo, tas pats, žinai. O kelių metų jau įlipai pirmą kartą tą profesionalų ringą Lietuvoje, tas KOK tikriausiai buvo pirmasis. Aš KOK, bet iš vis net Lenkijoje pirmą kartą. Ir pirmas mano profų kova buvo su 30, tuo metu 32 jam buvo, gal 34, kad jau toks buvo ten veteranas, toksai Lenkas. Su 13 ten diržų kažkokiu, man atsitėda nuotaką, aš toks iš viso neutralas, taip, gerai, varom. Jo, ten į vieną kasą, žinai, galvoju, žinai, atveš jauną, žinai, žiauriai gerai, iš tikrųjų palyginus atkovojau aš su juo. Ten iš tikrųjų tokį vieną kelią leidau ir tas kelias būtų čiūjų pabaigęs tą kovą, žinai, visiškai, bet nepataikiau, taip per į žandą praslydo. Tai ir į tą kovą važiavau 2 savaitės po kitos kovos. Tai taip, jeigu dabar atskaičius, tai čia jau antra mano profų kova, bet ten viskas buvo 2 savaičių bėgi. Būdavo tokia seniau profesionalų Muay Thai lyga Lietuvoje. Lietuvos Muay Thai federacija organizuodavo Baltic Muay Thai League. Ir darydavo profų turnyrus. Tai pirmas buvo su Baltarusiu tokiu, kovojau
pagal jau tipo profus jau, žinai, aš ten atsimenu gavau kažką 300 litų gal. Kažką tokio jau už kovą, žinai. Tai čia buvo pirma ir tada po 2 savaičių variau į tą Lenkiją, jau ten su tuo daugkartiniu ten pasaulio čempionu. Ten, ta prasme, nuotrauką atsiunčia 13 diržų, va taip pasikabinės, netelpa, kur jau ten ant kaklo, ten, žinai, nu ir galvoju, galite, jeigu ką parodyti, ten surast Marius Česlinski, toks aš paskui atsiųsim pavardę, galėsite įkelti gal ten kokį nuotrauką. Nu žiauriai, ta prasme, aš toks liekas, už 60, gerai. Liko 2 savaitės, šiam 3 sveriu, reiks mes svorį, gerai, tai ten per 2 dienas nusimedi tą svorį, ten net nemesdavo, aš net svorį būdavo. Šiam 3, 60, šiam 1, ten kaudau, jokių nesvorių metimų, ten su balonkė paskutinę dieną pasportuodai, ten valgydavai, cepelino atsimenu, dar prieš tą pasaulio čempioną, ir atsimenu, cepelinai buvo ir taip galvoju, tipo, valgyt ar nevalgyt, žinai. Ai, suvalgysiu 2 cipakus, bam, nuvariau ten ir atsimenu, buvau ten gal 400 gramų virš, ten 60 ir 400, tai atsimenu, stovėjo tas Lenkas, laukė, kol nusimesiu, žinai, ten variau su balonkė, nusimečiu, ten toks pirmas toks gyvenimo buvo, kad jau labai taip reikėjo padaryti tą svorį, kad, žinai, jau ten praeiti. Jo, bet atsimenu, blemba, tos cipakus, nu žiauriai norėjau, nusikau, tie pavalgysiu. Bet tai čia jau buvai 17, 18? 18, bet kaip tik man suėjo kažkur ir aš pradėjau tos jau profas. Daugiau jau to, žinai, dalyvauti. Grinai kaip va toks amžiaus. O kiek kovai iki profų buvai sukovojęs, nes aš kažkaip atsimenu, dabar tu sakai, čia tas veždavo, bet tai ar veždavo, čia tiek daug būdavo? Veždavo, pastoju, ten į Marijampolę nuvažiuoju, 2 kovos, ten taurė, kokia mero, ten daug, tų mėgėjų, tai ten kosmosas, aš net nežinau, ten veždavo, ten... Ir 8, nežinau, aš ten, jeigu taip, matai, pas mus kas blogai nevesdavo knygelių jokių, žinai, ten, pavyzdžiui, mėgėjų boksė veda knygelės, žinai, ir ten, pavyzdžiui, ten mano draugas Algirdas Vaniulis, ten galėtum sakyti, kiek tu kovų turės ir jis atneš tau knygelę ir parodė, 140, kaip pavyzdys, žinai, nu, tai jau yra, žinai, tas. O į kovotojų pasą nebūdavo tas, kur dispanserį ten kažkokia duoda? Ne, ten... Tiesiog buvo tikrino sveikatą, bet pagal tikrinimo sveikatą, kiek buvęs dispanserį turbūt galėtum užvesti, žinai, labiau. Bet šiaip tai, vat nėra to sistemos, nebuvo, kad labai registruodavo. Tu, jeigu būtum rašęs, žinai. Tai jo, aš paskui, kai pradėjau pasaulio Europos čempionatuose dalyvauti mėgėjų, tai ten jau turėjai knygelę. Aš ten gal turėjau kokias 8 kovas būtent pasaulio Europos čempionatuose, tai jau ten viską galėtum sužiūrėti. Ir tai, sakytum, dabar suras man tą knygelę, nežinau, kur jau kažkur padėti. Tai prasidėjo tavo karjera 18-17 metų. Nu, tokia jau žinai, kur jau kažką gavai. Tada kas IFMOS pasaulio čempionatas? Tai pasaulio čempionatai Europos, tai pastoju, važiuodamis ten tos čempionatus, bet man kažkaip tose mėgėjose nelabai sekėsi. Aš, vat, ką turiu, tai tik tais 3 vietą Europoje. Nu, šiaip būdavo žiauriai stiprus čempionatai. Ten tu gali sutikti, nu tai gerai, pasaulio čempionate, tam Europos čempionate, kai 3 laimėjau pusfinalį su Čingiz Alazovu kovojau. Dabar, nu tai kur dabar yra Čingizas Alazovas? Nu tai reiškia... Čempionas. Nu, čempionas. Nu, tai tu supranti, koks lygis yra tos IFMOS. Šiai dienai aš nežinau, ar jisai toksai lygis, bet nu tada tai buvo kosmos. Ir tu 18 sueina ir tu iš kartai nei tos jau elit klasė būdavo, A klasė, žinai. Nebuvo nei ten B klasė, nei C, negalėdai pasirinkti 18 metų eini ir ten viskas, ir plakės ten. Ar su Alazovu kovose, ar ten su kitur. Ir man vis laiką, blemba, žiauriai nesisikė su portais. Aš vis laiką ant ruso, baltaruso arba ukrainiečio kokius šokdavo. O ten jie visi finalistai, ten žinai, ar dar kažkas. Bet pasaulio čempionatą kaip ir laimėjai. Matai, aš ne pasaulio čempionatą, aš pasaulio čempionų tapiau profu organizacijos, aš prieš Tailandietį diržą įsilošiu. Jo, nemėgėjau. Ne, mėgėjose, aš ir sakau, turiu mėgėjose 3 Europai, mano geriausias. Jeigu žiūrint į tuos tokius, bet aš jų net, nu visiškai, ta prasme, nevertinu, nežinau kodėl, gal ten tos konkurencijos labai didelės nebuvo. Esu tapęs Europos mėgėjų K1 čempionų, čia būdavo, kad ta pati Donato Simanaičio KK organizacija, tuos K1 World Amateur K1 Federation, ten jinai dabar bus, man atrodo, Šiauliuose, kur ten pasaulio čempionatas. Tai aš tokiam esu, tauriai kažkokioj ten, buvo pasaulio taurė Latvijoje, tai ten
tipo pasaulės taurę, laimėjau ten aukso medalį ir tada Europos čempionatas irgi Šiauliuose, kur ten Šiaulių arenui buvo. Tai irgi ten laimėjau tą auksą, žinai, bet man tai čia tos pačios eilinės varžybos, tas pats mėgėjų ringas, žinai, ten su apsaugom, tai ten to tokio nėra vardo didelio, žinai, kai tu tokį čempionatą laimi ten. Bet kai vat IFMA laimi ar ten vat tokį vako, žinai, nu tai jau tu, jeigu ten tokį laimi, žinai, nes tu matai kas čempionai yra, žinai, nu tai tu juos gali matyti, nu ten, va, Pereira, Maslobojevas, nu ten, ta prasme, nu tai vardai, žinai, tą. Bet net ir tie mėgėjų turnyrai, jų lygis prastėja, nes vis labiau visi eina iš karto į profą, žinai, nori eiti. Dėl tų mėgėjų kovų mažiau renkasi. Nori, kad dėl pinigų nori. Taip, nes ir tos... Paskaitį mėgėjų net didesnis lygis negu tų suaugusių profesionalų, žinai. Tai sakau, nu tai žiaurė atranka. Nes dėlioja, kad tokie priešininkai tada buvo. Taip, tai ten, nu dabar medalį paimti IFMOje, nu jau reikalų yra. Šiai dienai žymiai lengviau. Tuo labiau, žinai, dabar ta tokia karinė ta situacija, mažiau tų ten dalyvių, bet lygtis irgi jau leidžia net jiem irgi dalyvauti. Aš kiek girdėjau, net ir bokse visur jau leidžia ir rusam, baltarusam dalyvauti, žinai, tai tos gaunasi, kad jau vėl, žinai, tai interesai kiti. Tai, pavyzdžiui, vako neleido nei baltarusam, nei ukrainiečiam. Tai ten ne ukrainiečiam leido, baltarusam ir rusam neleidžia. Tai iš karto atsiranda kitos perspektyvos. Nes dažniausiai pirmi numeriai visą laiką pasaulis, Europą, jie. Nu, nežinau, pas jos konkurencija didelė, pas jos čempionatą išlošti, ten reikia 5-6 kovas laimėti. Ir iki dar čempionato reikia dar laimėti kažką. Reikia keltis į Lietuvą, jaučiu, gal grįžtam į kiek į ringą. Grįžtam, nu, nei pasaulyje. Kiek prasivedė į Lietuvoje, kiek kovų? Oi, daug. Iki to laiko, kol nusprendė, kad reikia važiuoti tau į Tailandą, ieškoti, nežinau, konkurencijos daugiau, kelio į priekį to. Aš pirmą kartą 15 metais į Tailandą išvažiavau. Bet dar vis ir grįžęs iš Tailando pirmo karto kovodavau kiaukiai. Tai aš pradėjau 2010, gal man atrodo, pirmą kiaukiai kova buvo būtent ten Lenkijoje. Bet jeigu taip žiūrint į bendrai paėmus kaip kiaukiai, kaip organizacijoje, tai aš daug užsienį kovojau kiaukiai. Ukrainoje, Moldovoje kovojau, Lenkijoje kovojau, Estijoje kovojau. Kur aš dar kovojau? Gal viskas. Tai aš ir kas kart, 1 arba 2 kartus metuose kovodavau Lietuvoje. Nu tai man visą laiką geri priešininkai būdavo, aš tikrai sunkios kovos, visos mano kiaukiai buvo, aš neturėjau nei vieno ten kažkokio lengvos ten kovos, kaip ten galima išvelgti, kad ten kažkas gali sakyti, oi, ten, žinai, medinį čempioną, žinai, bet šiaip, nu, tikrai sunkiai, aš atsimenu, nu, mes visi, nu, atsimenu, aš Titanė tuo metu dar sportavau ir, nu, visi po plaktukais lindom, ten atsimenu, Karolis Liukaitis, Sakalauskas, Knyzelis, Valančius buvo, nu, varydomi, mūsų ten daug varydo, bet, nu, vis laik, tai iš Olandijos kokios, iš Maiko, ten, žinai, dar, nu, ta prasme, nu, žinoma, galima atsivers visus matyti, su ko aš ten kovau, tas, okay, nu, visos sunkios kovos, tai, žinai, ten ir buvo ir pergalių, ir pralaimėjimų, tai, šiaip, nu, kėlė lygį tos kovos, aš galvoju, kad mane kėlė kovos tos visos, žinai, kad, nu, dažnai visur kovodau, bet aš galiu pasakyti, 2011 lygtais metais aš per metus turėjau 14 kovų. Tai, žinai, kur dabar aš save matau 3, maksimum norėčiau. Žinai, nu, ten 14 kovų, ten aš nežinau, aš neatsimenu, kur aš ten kovojau. Tai kas mėnesį ten būdavo. Ir dar 2 bonusai. Tai ten tai Ukraina, tai Moldova, tai čia Lietuvoje, tai dar kažkur, žinai, tai va, tas ten koks pasaulio čempionatas, tai ten Europos čempionatas, tai čia Lietuvoje kažką, žinai, nu, pastovi, daug tų kovų buvo. Šiai dienai iš tikrai nenorėčiau tiek kovoti. Nu, nesąmonė visiškai. O kaip nusprendėjai, priėmei tą sprendimą iškeliauti į tą Tailandą? Jo. Tai visą laiką, visą gyvenimą aš norėjau važiuoti į tą Tailandą, žinai, aš mačiau, stebėjau, aš net žinau, turėjau viziją, kur aš noriu dalyvauti, kur aš kokiam turnyre noriu dalyvauti, aš visą laiką su kažkokia vizija varydavau. Nebūdavo taip, kad nuvarysi, kai bus taip, žinai. Nu, tai visą laiką vizija buvo, aš noriu maksimui tai. Davai, ką daryti, žinai, kad dalyvauti. Aš žiūriu kokią stovyklą,
kurio stovyklos kovotojai kovoja Max Muay Thai. Ir variau į tą stovyklą, būtent ten, kur kovoja Max Muay Thai. Ir mes kovojom su Sigiu Max Muay Thai. Tai kokia buvo pirmoji stovykla tavo Tailande? Kokį klubą? Pati iš viso buvo, mes nuvažiavom į Patają, toks Pech Saman. Aš žiauriai žiūrėjau, tas džimas žiauriai geras, ten toks Jusef Buhanim, žiauriai geras kovotojas ir jo ten tas džimas. Mes atvarėm pirmą dieną, pasižiūrėjom, viskas mus ten apgyvendino, mes su Sigiu sėdim, gulim jau vapšė. Kosmose kažkiam net nežinom iš viso, kur mes esam. Sigis lėta angliškai nešneka, aš šneku, viskas okei, kažkas. Žinai, Sigis, realiai į užsienį, žinai, išvažiavom į Tailandą ir tokie kosmonautai, galiu sakyti tikrai, mes ten. Labiškai pertrauksiu, tai irgi pirma buvo Sigiui, irgi stovykla, pirmą kartą išvarė su tavim. Jo, mes kartu, pirmą kartą išvarėm, viesiai, žinai. Ir ką daryti, tipo. Ir aš gaunu žinutę iš trenerio, kur Amerikoje treniravausi, ten kas matė yra ta Amerikoje kova, aš ten Amerikoje Čikagoje treniravausi ir nuo to trenerio žinutę gaunu, sako, yra žmogus, kuris nori jūs remti, žinai, duos nemokamas treniruotės ir kovų, žinai. Kur čia yra, sakau, Huahinė tokiam. Atsidarau tas Huahinas, ten per pusę Tailando reikia varyti. Sakau, Sigi, varom, žinok, sutaupysim 10 000 batų į mėnesį, žinai, kas čia, 300 eurų, žinai, kažkas tokio. Apie 300 eurų. Sakau, ir gausim, žinai, kovų. Varom, sakau, o mes ten apsigyvenę kažkur dar net nesusimokėję nieko, susikrauna lagaminus, niekam nieko nesakom ir išvarom į Huahiną. Išvarom į tą Huahiną, atvarom į tokį iš viso nušniaukštą džimą, žinai, ringas, suplyšę 5 maišai ir kilimas kažkoks patiestas. Galvoju, kur mes čia atvarėm? Bet nes tu tipo, ieško kažko, nežinau, žinai, tai kaip tu atvarai, nieko nesupranti. Ir atvarėm tą džimą, atvaro tenriukas, pachmelingas turbūt, toksai užtinės. Davai, sako, rytoj trefki, gerai, atvarėm. Ir kažkaip užkabinomės ten, atvarėm, viskas, mums ten patiko, kažkaip treniravomės, ten mus drožė, labai stipriai, žinai, ta prasme, ten, kad bandė išspausti iš mūsų. Ir sako, už savaitės turnyras, mes iš vis neadaptavėsi. Sigis, tipo, 7 kilų, 4 žmonių turnyras, mano šiam 5 4 žmonių turnyras. Ir Grand Prixą čia, tipo, tokio... Ketvertuką, žinai, į tą Naikonom Tom Day, tai ten to kovotojo, ten tokia diena, ten šventė didžiulį, ten Ajutaja mieste. Ir vienu žodžiu, ten kasmetinė Muay Thai diena būna. Ir nenoriu sumeluoti, ar kovo mėnesį, jo lygtais, kovo 17 mes kovom lygtais. Ten Naikonom Tom Day. Varom, sakau, Sigi, tai kas, sakau, ta prasme, ką mes prarasim, sakau, varom ir viskas, ten ketvertuką, žinai, dėl atvarom, būk, diržai, padėti ten, žinai, ten... Pasidarėm tą svorį, bam, ketvertukai, žinai, 2 užsieniečiai, 2 taicai. Aš M5, Sigis 70, į tą turnyrą iš karto, žum, kovosit. Ta pačią dieną atvarėm, pasidarėm svorį, sako, vakare kovos. Ten viskas, eina, taip negerai, tokia lieva linkme, žinai, matau, kad, žiauriai sunku bus, kažką ten bandysim spaus, tiesiog testas, žinai, gyvenime testas, davai testuojam, buvom iššokom, aš pirmą su Ispanu, Sigi su iraniečių gal kažkokiu. Abudu laimėjom pirmuose raunduose, išėjom į finalą su taicais, labai stipriais taicais, aš taškais ten gavau, išmaudė realiai mane. Ten dar pusę velnio, pirmą, antrą raundą, žinai, sukovau, trečią ten jau toks, žinai, bet, šiaip turėjau, pagal fizuką, tai stipresnis tikrai buvo už taicą, nes taicas matės ten iš kokių 5-7 atėjęs, žinai, toks sausas, kūdas, matos biškį rieboliuką, bet toks žiauriai techniškas. Po to prasimušiau, kas ten Radžidamneno stadiono čempionas buvęs, žinai. Kad rimtas labai. O taicas, blemba, o Sigiui, atsimenu, nepasisekė, blemba, jisai iš Alkūnės gavo tokio taico. Pirmam lygtis raundė ir nokautų pralašė, bet šiaip, kad toks experiences, varam namo, sakau, kur mes čia papolišės. Bet va taip, atvarėm savaitę, metat svorius, ten, ta prasme, ten varom kažkur, atsimenu,
Tai ten, kad nuvažiuotas, jau varėm su mašina, ten belia kaip, tai kitos Ajutaje tikrai toli, ten tie taicai rūkė visą laiką toj mašiną, ten, nesąmonė, toks rimtas experiences, visiškai kažkokia dykuma. Kiek truko komandiruotė pirma? Tai pirma pusę metų buvom. Pusę metų. Bet žiauriai geras experiences, per tą pusę metų 7 kovas ir Kinijų kovojom, ir Tailandė, ir Maksimui Tain, tikrai gerų kovų. Bet sekantį kartą Sigis vienas jau išvarė į tą pačią, pas tą patį trenerį, o aš jau 2017 variau į visai kitą stovyklą, nes aš jau supratau, ten jau matau, kad ne. Ir paskui Sigis irgi po kažkiek, gal po metų kiek irgi pakeitė, nes ten matys, kad nesąmonė, ten apgaudinėjo mūsų ant pinigų, dar ten toks labai, hardcore'as toks, jau buvo tikrai. Žiūrėjo salę savo reikalų, o jūs atvarykite. Mes tai tokie, tipo, davai, jūs čia galite kovoti, ten apgaudinėjo ant pinigų ir panašiai, žinai. Ištroškę lietuviai. Mes ten gyvuliai, eiktų gyvuliai. Ten tas treneriukas savo pasipelnyti auksinį. Davai, kišam. Bet gerai mums sekėsi, tikrai. Bet tas pirmas išvykimas ir pasėjo tą tokią meilę, tai Tailandui visam tam, visai tai saulėjai, treniruotėms, kovoms. Nuo to pirmo realiai ir viskas dabar. Ir važiuoju kiekvienas metas. Lietuviškų, tu žinai, pasirašymų Lietuvoje, ten irgi čia atkovojęs Lietuvoje, išlėkia į Tailandą, tai kaip skiriasi ten tos visos treniruotės, čia jau diena naktis turėtų skirti. Tai dėl to dažnai ir būna taip, kad, nežinau kodėl, treneriai Lietuvos bijo, kad tu išvažiuosi kažkada į Tailandą ir tu pamatysi, kaip iš tikrųjų reikia treniruotis. Ir dėl to ir buvo toks lūžis, kad aš nusprendžiau, kad aš varysiu į Tailandą treniruotis ir siekti karjeros ten, o ne čia Lietuvoje, nes nieks nenori tiek dėti pastangų į tave, kiek ten žmonės deda ir kiek, kokios treniruotės. Tai man, pavyzdžiui, dėl to mano įkilimas, jeigu aš būčiau čia toliau Lietuvoje kovojęs, aš turbūt ir būčiau baigęs. Nes aš jau turėjau mintį 2017 metais, po kovos Žalgirio Arenoje iki UK turnyrė, aš atsimenu, grįžau iš Tailando, visai gerai man ten sekėsi, aš ten tame MX turnyrė, ten tokiam 16-ukė dalyvau, aš jau iki pusfinalio ten gavau nuo škoto tokio. Bet ten labai lygiai tokia kova buvo. Ir grįžau, dar susulaužytą nosim, grįžau ir man už 3 savaičių čia kiaukiai, žinai, ir aš išėjau su tokiu Ispanu, tikrai, laimėjau tą kovą, bet aš kažkaip, ne savo rogėse, žinai, vieni vartai, aš ten lipau ant to Ispano, tikrai mano mintis buvo nukirsti ir tiesiog baigti, kad greičiau tą kovą, nes aš ne savo kažkaip rogėse gaudžiau kairį tokį, aš laimėjau tikrai, bet yra net nuotraukos, kur aš ten kelia man ranką, žinai, ir aš toks nepatenkintas, aš geriau būčiau kažkaip gal net pralošęs prieš kokį rimtą tailandietį ir aš kartais net geriau jaučiuosi, žinai, tai ir tas gavosi, kad tai pagalvojau, arba aš lieku Lietuvoje, vėl ten Vilniui turnyras, dar kažką, arba aš tiesiog baigiu čia viską, sakau, sorry, nebenoriu čia ir varau į Tailandą. Tai viskas taip ir gavosi. Tai dabar su dabartinė žmona Agnė, realiai, jeigu taip atsukus laiką... Sako, su dabartinė žmona, lygtais kitų buvo. Ne, tai dabartinė, tai mano žmona. Man Agnė sako, nes aš jau pradėjau šnekėti, toks mykt pradėjau, žinai, ką čia daryti, žinai, ir ką daryti, žinai, ir sako, koks tavo nuomonė turėtų būti žingsnis, kad tu dar norėtum kovoti, žinai. Tai sakau, reikia varyti į Tailandą, sakau, tai ten bent jau perspektyvos kažkokios konkurencijos, žinai. Taip ir gavosi, žinai, išvarėm metam su viršum. Bet šiaip galiu pasakyti net... Paskutinis gal toks žingsnis buvo, dar nebuvau pilnai apsisprendęs, nes sutikau dar Kaune kovoti, tam kiaukiai, bet buvo 2017 kovo mėnesį po kovos Vilniuje. Ir tada mes nusprendėm, ką tu norėtum padaryti ir nuvažiavom į Tailandą, į Sompinongą ir kažkaip aš dar iš Tailando grįžau, sukovojau kiaukiai ir sakau, tikrai viskas, žinai, nebenoriu, viskas tikrai, nes dar tas 2017 ir laimėjau, aš anksčiau laiko atsimenu, ten Vilniui, pirmam raunde, tokį kolumbietį iš rankos į pavėsį. Euforija, žinai, bet paskui baigės viskas, praėjo dar kažkiek laiko ir aš toks, neįdomu kažkaip, neįdomu, žinai, reikia kažkokių vėl man išbandymų, kaip 2015 kažką davai kažkur, į mėsą kokią nors, žinai, vežalai, ir į tą Tailandą 3 mėnesius grįžau, kiaukiai, sukovau čia, žiauriai buvau nepatenkintas ir tada išvažiavau metam ir, žinai, tada jau
jau ten kišo mane po tais peiliai, žinai. Bet dėl to ir man ir... Bet per tos metus, kaip išvažiavai, ten ir pasisėjo visas tas Vono kontraktas. Nu tai va tada gavau nickname'ą Lithuanian Savage, ten po gerų kovų, ten tokių krūvinų. Tada gavos etapais tas MX'as, tada Top King World Series, ten yra realiai ta pati organizacija, bet ten aukštesnis lygis. Ten, jeigu žiūrint į dabar, mes turim ten RVS tokia organizacija ir One Friday Fights, žinai, dabar ta tokia mažesnė One, žinai. Tai realiai Top Kingas buvo va, tas taškas, kur dabar net pagrindiniuose One turnyruose gali matyti tuos veidus, ten Top King World Series, ten ir Rotangas, visi yra prasikavę tam Top King World Series, žinai, ir tas Top King World Series buvo labai stiprus turnyras. Tai vat buvo 2 kovos tarp Top King World Series. Aš abidvi jas pralošiau, bet ten labai, labai lygios tos kovos buvo ir man po jų pasiūlė One Championship kontraktą. Bet dėl ko pasiūlė? Ne dėl to, kad aš ten, tipo, iškirtau kažką, žinai. Dėl to, kad geros kovos buvo, viskas. Jiem reikia gerų kovų, jiem nereikia, kad tu ten visus eitum ir kirstum, tos visus tailandiečius. Jiem to nereikia, jie nenori, kad ateitų kažkoks vienas baltaveidis, žinai, ir visus čia, žinai, iškerta, tos super žvaigždės. Bet jie nori gerų kovų, dėl to jiem patiko, žinai, mano stilius, žinai, ir pasiūlė tau One Championship kontraktą. Bet čia ir yra ta siekla, kad aš išvažiavau į tą Tailandą, likau ten ir gavau tą kontraktą, žinai. Tai čia būdamas aš nieko, būčiau, man atrodo, nepasiekęs. Priėmė sprendimą ir susidėlioja viskas realiai. Aš būčiau čia, man atrodo, likęs va, tose pačiose rogėse, kovojęs tose KOK turnyruose, žinai, 2 kart metuose, gal kažkur į užsienį būčiau išvažiavęs, biškį pakovojęs, bet būčiau va, tam pačiam, va, nu tai jau tu čia viską pasiekęs su savo lygį, čia ką atkovojęs, ten kitų organizacijų nebuvo, realiai tada... Nu taip, tuo metu tai buvo geriausiai, žinai, Kaltis Jonava ar ten Kėdainis ar Ukmergė, nu nesąmonė, žinai, jau tu blemba, iš Tailandų grįžęs, 2015 išvaręs, žinai, tai aišku, aš esu daug, aš žinai, pakalbėjau dabar kažkiek, žinai, su kuo pakalbu, kas buvo Tailandė, tai visi tik ir Tailandą ir, žinai, kaip čia pasidaryti, kad galėčiau Tailandą išliekti, žinai, visi kovoti. Tai matosi, žinai, jeigu nori One Championship, reiškia, pirmas tavo laiptelis turi būti One Friday Fights. Šiai dienai seniau to nebuvo, iškart duodavo kontraktus jau tos pagrindinius turnyrus. Dabar jau sunkiau duoti. Tai kaip tu turi stadione pradėti kovoti? One Friday Fights dabar, jeigu žiūrėtume, tai nėra sunku patekti, bet ten sunku išsilaikyti. Nes ten mėsmalė. Tai tu ten 3-4 kovas geras pasirodysi, gerus taisus nukirsi, nu, galimai tau duos kontraktą. Bet, pavyzdžiui, mano pažįstami, su kuriais aš seniau trenirausi, ten, žinai, ten yra toks Felipe Lobo dar, jie nekovoja tose Friday Fights, jie kovoja iš karto tose pagrindiniuose turnyruose, nes jie turi kontraktus. Friday Fights nėra kontraktų, yra tik tais kontraktai vienai kovai, žinai, su sąlygom. Žinai, kad tu įgyveni, nu, tipo, sutinki su sąlygom. Bet gal pirmas žingsnelis dar gali žengti kaip ir RVS, vis tiek jis skaitosi žemesnis gal lygis kiek negu Friday Night. Matai, su RVS irgi, žinok, RVS ten gerai iki laiko, nes jie paėmė Radžia Damner stadioną, o One Friday Fights paėmė Lumpinį. Nu, tai, žinai, Radžia irgi, jie labai stipriai, žinai, jie turi Bokau, žinai, nuperka, net jeigu jie gali nupirkti Bokau. O kaip čia stadionai, kaip čia, ta prasme, paėmęs, kaip supras, paaiškinti? Nu tai nepaėmė, yra 2 stadionai, patys žymiausi. Radžia stadionas, ten aš pilnai to pavadinimo nepasakysiu tiksliai, žinai, ir Lumpinys stadionas, jo. Tai čia yra patys žymiausi. Bet dabar viskas yra ant komercijos pereita, žinai, visi bando atgaivinti tą Muay Thai, turizmą, viską, tai gaunasi, nu tai, kur kovoti, žinai, kur daryti superkovas. Tailande. Nu tai va, arba Lumpinį, One Friday Fights, jie pasiėmė Lumpinį stadioną, arba Radžia Damner stadioną, žinai, kur vyksta tas Radžia Damner World Series. Tai jie paėmė tokį, žinai, gerą šou, ten net Danza, tas Dazan, žinai, net broadcastina, žinai, nu tai tu supras turi, kad ten jau ir šaibos geros, žinai, ir ten ir kovotus gerus paėmė. Realiai taicai, dabar tailandiečiai yra net kovotai topiniai. Aš kalbu apie topinius, net ten ne apie žemesnio lygio biškį.
Jie pasiskirstė, yra vieni kovoja, žinai, One, kiti kovoja tas Radži, žinai. Tai, pavyzdžiui, aš norėčiau tam World Series sukot. Man patiko tas jų visai productionas, toks įdomus labai. Ir to labiau, kad Radžės stadionas yra pats, toks pirmas ir pats toks žymiausias tas stadionas. Lumpiny, tai jisai toksai visą laiką buvo biškai komerciškesnis. Bet man atrodo, kad ten irgi geras, žinai, lygis labai. Tai etapas, pirmiausia, tai kas, jeigu taip sakytų, duok patarimą, ką daryti man, noriu čia kovų, jau čia atsibodo, tikrai, žiūrint tą lygį, kad jeigu turi lygį kažkokią, jutėmiai ten kovotai nori tarptautinį, kažkas, varyk į Tailandą, pirmoji eilėj, prasivesk ten vietiniuose stadionuose, kad ir tas Bangla, ten dar kažkokie, bet nesu vairuotojais, žinai, žinai, reikia geresniais taisais. Tada mes turim Bankoką, žinai. Bankokė yra ten LVC, ten kažkokia organizacija dabar ten buvęs, tas Super Champ, ten toksai Muay Thai Hardcore, ten jos visos išsiskaidė, dabar jos daug žuvo tų organizacijų gerų liko, tos pačios didžiausios, žinai, One Friday Fights. Tu turi būti pastebėtas ten vietoj, žinai, tai nėra, kad atvarysi, davai, duokit man pačius kečiausius, nieks tau nieko ten neduoda, jeigu tu nori, žinai, tu turi įrodyti, kad tu gali ten kovoti, žinai, bet dažniausiai reikia rinktis stovyklą tokią, kur jau tu matai, kad yra gerų kovotojų, kur yra, kaip sakau, praėjimas į tas organizacijas. Jie turi turėti praėjimą į tas organizacijas, kad, pažinoti menedžerius, ten, žinai, promotioną, visą tą promauterius ir jie gali tave įkišti. Pati stovykla. Tu atvarai stovyklą, parodai, kad tu esi kietas, jie mato pagal techniką, pagal viską ir dažnai gali tau sakyti, reikia šiam 5, nori varyk. Jie tave irgi tikrina. Jie tave tu gali atvaryti, su 5 kovom į tai atvaryti, sakys, davai, nori, ten sudalyvauti, kad ir One Friday Fights, davai, bet po rimtų taicų pakiš, žinai. Jeigu tu atkovosi gerai, maladėts, žinai, gali toliau kaltis. Tai turi įrodyti. Tai arba tu eini per tos mažus stadionus, tipo kažką bandai daryti, arba varai į gerą stovyklą, atvarai gerus sparingus, atsisparinguoji gerai su tais jau, kurie kovoja tose One Friday Fights, sako, maladėts, gali eiti ir tu, žinai. Kaip pavyzdį, dabar man reiktų, aš norėčiau tam One Friday Fights vėl. Man tai, aišku, užtektų, aš parašyčiau ten matchmakeriam, nes aš turiu kontaktą su jais. Bet šiaip, jeigu man reiktų, aš nuvaryčiau į kokią stovyklą gerą, pasisparinguotum su vietiniais, sakytum, galiu aš kovot. Sakytų, davai. Žinai, ir viskas. Tai kovok, tai aišku, jiem apsimoka. Žinai, jie nori tų. Taigi visi, uždirba, čia verslas. Ir tie salės savininkai visi uždirba, ir promauteriai uždirba. Tai prasme, visi čia verslas, žinai. O dabar, kaip žiūrė atgal, vis tiek į visas šitas aventūras, į kitą kelią, į kito One Championship, yra kažkokių, tipo, dalykų, kuriuos darytum kitaip? Nežinau, kaip pasiruošimuose, stovyklos pasirinkime, ar tai gal nebėgti ten į tą kabliuką? Ne, tas labai geras žingsnis, ten labai užgrūdino, žinai. Bet šiaip, jeigu žiūrint, taip metus, kiek buvau Tailande, viskas gerai, gavau tą mano kontraktą, gal būčiau keitęs stovyklą, žinai, gal trenerius būčiau keitęs, nes aš tos metus visus dirbau su vienu treneriu ir aš jaučiau po to, nes gavosi irgi lūžis. Aš buvau, išgyvenau ten virš metų ir sukovojau savo debiutą, žinai, mane ir sakiau, nebenoriu, žinai, Tailandą varyti. Buvo toksai, nebenoriu, žinai, gyvent. Pavargai. Jo, ten pastovis režimas, žinai, nenoriu, sakau, biški noriu namo, žinai. Ir tada dar 2 kartus nuvariau vėl ruoštis ten kovom ir neturėjau tokio rezultato, kokio norėjau, žinai, nes vėl su to pačiu treneriu dirbau ir aš galvoju, reikia keisti treneriuką, žinai, tai visų kitais treneriukais. Bet aš vis tiek grįždavau į Revolutioną, kur aš treniravausi visą laiką, bet pas kitus trenerius, žinai. Bet žiauriai duoda sparring partneriai iš tikrųjų. Kas yra sparring partneriai tavo? Labai svarbu, su kuo tu sparinguojas. Aš nesakau, kad turi ten plaktis, žinai, daužytis visą laiką, bet turi labai su aukšto lygio sparinguotis. Ir aš jaučiu, aš nuvarau čia į kokius, žinai, bendri sparingai kokie būna ir tu supranti, kad tu ne pagal lygį sparinguojasi, žinai. Ir tu vaišokį ten sparinguojasi ir tu ten, nežinau, negauni, į kuprą, žinai, blogai, tu turi gauti visą laiką. Jeigu tu nori augti, tai, pavyzdžiui, kas liečia,
jaunus kovotojus, tokius dar neturinčius patirties, tai turi sparinguoti su tais, kurie žiauriai geri, žinai. Turi kuprą gauti, žinai. Nu, Lietuvoje tai nėra, man dabar bandžiau galvoti tau, važiuojant į kažkur, tu vis tiek važinėjai dabar. Yra tų kovotojų. Nu, aš važiavau, į Vilnių, į Spartą. Nu, tikrai, yra Šaika, tikrai juda stipriai, pagal kickboksą buvo veikti ką. Tikrai buvo ką veikti. Vikšaitis labai rimtai juda, ta prasme, labai sunku buvo su juo, jaučiau, kad, žinai, nu tikrai yra gerų, žinai, nu, bet taip, kažkas dieną, kad ten važiuoti. Muay Thai, pavyzdžiui, klinčia, tai dabar reiktų, sakytų, gero klinčio, žinai. Yeah. Nu, tai gerai, Pača yra, kuris klinčuoja, ir Sigis. Nu, tai dabar surastas, dabar man juos, žinai, nu, tai tu nebent jie moki pinigus, jie atvažiuoja pas tave, tu sparinguojas. Viskas, žinai. Nu, jeigu nori klinčuoti rimtai, nu, ta prasme, aš kalbu ne apie klinčą tokį, kokį mes matom Lietuvoje, žinai. Tu, aš kalbu apie klinčą, kur jo. Užmaukia burę. Nu, aš kalbu apie rimtą klinčą, kur, nu, ta prasme, Tailandė klinčuoja kem 5 minutės. Vienas raundas. Non-stop, ta prasme, keiti partnerius, ten pastoviai, tu klinčuoji, čia žiauriai svarbu, kas liečia Muay Thai. Tai va. Tai labai kas moka net čia klinčuoti. Tai va, tai žinai, tai dėl tų reikia važiuoti kelt lygį. Kai augam, tai būdavo to klinčio, nu ten vis tiek. Nu irgi, aš galiu pasakyti, kad aš, pavyzdžiui, niekad neišmokau klinčuoti. Aš kol neišvažiavau į Tailandą, aš niekad nemokėjau. Nu, jeigu man nebūtų taicas čiupęs, man nebūtų užtampęs kaip... Galvoji, kad mokėjai. Jo, aš galvojau, Lietuvos lygmenį, aš galvojau, kad aš moku tikrai, bet aš ten... Už tos galvos, žinai, įsitenti, nu nieko, žinai, prakišt rankas ir užim poziciją, viskas. O ten, žinai, fintų tiek yra visokiausių, žinai. Yeah. Tai va, tai perėjom tavo kelią kažkiek tais ir dabar One Championshipas buvo patirta nesėkmių. Jo, 3 nesėkmės. Įgauta patirties. Aš vakar visas kovas pasižiūrėjau, kas buvo. Tai ten, nu, neįmanoma pasakyti, kad nesėkmė buvo kažkokia. Nu, tai kaip pavyzdys, galima taip žiūrėti visas kovas. Gerai, pirma kova su Sema Peč, tikrai aš ją gavau, nes aš gavau ir knockdowną, žinai, ir aš tikrai neištempiau. Gerai, rodžiau charakterį, lipau, ten pataikiau, bet, nu, ten tikrai pralaižiau. Tai bet tas ir yra, seniai, kad tu pataikai, kiek tu pataikai, žinai, bet aš ir... kad jie ten net nieko nejaučia. Dažnai bet ten... žinai, kas yra? Vat principai yra labai kitokia sistema, žinai. Nu, aš galiu taip taškas į tašką pasakyti, pavyzdžiui, kodėl antrą kovą pralošiau. Prieš Hiroki Suzuki tą Japoną. Pirmam raunde, realiai vedžiau visą raundą, gale raundo prakišo į barzdą, ten pagavo koją, jisai... Ir tai, jeigu taip žiūrėtume, kaip dabar teisėjauja kickbokso kovas, nes ten buvo kickbokso kova, tai jisai turėjo gauti minus tašką ir turėjau, ten 100% turėjau tą kovą laimėti. Jisai pastoviai gaudė koją. Kad laikė koją, ne? Jo, ir laikė. Jis belė kiek kartų. Ir jis negavo jokio taško, nieks net nieko nestabdė. Nu, jisai prakišo knockdowną. Jisai laimi raundą 10-8, ne? Žiūrint tą kovą, jeigu mano kiti 2 raundai, 10-9 mes turim lygėsis. One nėra lygiųjų, laimi tas, kas įkala knockdowną, žinai, tipo. Nu, tipo, turi persvarą kažkokią. Nors jie vis laiką sako, tu turi rodyti, kad nori laimėti, žinai. Nu, aš lipau visą kovą, aš norėjau, nu, laimėti, žinai, bet sakau, nu, čia tai tas teisėjavimas toks, sausau, žinai. Ir tas knockdownas nebuvo toks jau... Tai kad ten flash toks, aš atsistoju ir toliau, davai, sakau, varam kaltis. Bet šiaip, jeigu taip, žiūrint iš kovos, tikrai atrodo, kad jisai toks flash, bet aš tu pasakysiu, po kovos, kokias 2 valandas, kas vyko, nieko neatsimenu. O žiūrėtum, net nėra to knockdowno. Tikrai neatsimenu, atrodo, gal man ten, kad euforija kažkokia buvo, kad aš ten labai didelį arenui kovau, bet aš taip, vedu. Pamečiau pirštinės, atsimenu, tas, žinai, ten duoda pasilik gali, kažkur dingo tos pirštinės, kur jos dingo, nieko. Nu, tokių neatsimenu dalykų, žinai, tikrai buvo tas knockdownas, žinai. Nu, žinai, tos kovos nebuvo taip, žinai, nei aš nokautų ten pralošiau, nei ką ten, nei vieną kasą mane prilūpo, žinai, nu, tai gera patirtis ir jeigu ne trauma, tai aš būčiau ten, manau, patempęs tą savo, žinai, rekordą ir būčiau patempęs tikrai į pliusą, žinai, bet paskui gavos taip tie trauma, metai laiko, aišku, kišom, man su nugara buvo kaip problemos, tai aš realiai negalėjau kovoti, tai aš kovau tą paskutinę One su trauma ir kovojau, man ten žiauriai blogai su tą nugara buvo ir vat po tos kovos paskutinės One, vat 2019 metų gegužės mėnesį ir aš vos pasklidau namo, man žiauriai blogai buvo. Ir tada stojo mano ta karjera, man siūlė dar kovas
Bet ten nei priešininkų nieko nežinau dar kol kas. Siūlė tas kovas, žinai. O buvo kokių tokių pasiūlymų, kur, nu, jau tokį pasiūlė kovotą, kur dabar jau čia matome kažkokiose... Tai papasakosiu. Nu, tai siūlė tas kovas, praėjo metai, tada prasidėjo covidas, tada dar metai stojo, tada išvariau... Ne, tai metai, jo, čia tie lockdownai, nieks nevyksta, treniruočių nevyksta, man parašo 4 savaitės kovos, nori kaltis. Tuo metu jau pradėjo, buvo organizuoti su tavančiai, žinai. 4 savaitėm likus, dabartiniu Muay Thai čempionu, 700 kg. Nu, sakau, baikit, nu... Bet žinok, sako, jį galima nukirsti. Jis čia Kinijui, nokautą gavęs nesenai buvo irgi, žinok, jisai nelaiko jo barzda. Man tie matchmakeriai, žinai, rašo. Ir plus mes to pratesim kontraktą. Žinai. Nu tai tas, kad pratesim, bet tai ten, žinai, aš atsisakiau, žinai, nu aš nebe tų metų, kur ten jau buvau, kad nuim beleką, žinai, nu ten nebuvo verta, žinai, nu ten karjeros sužlugdymo kova būtų, buvus 4 savaitės be pasiruošimo, be nieko eit su tavančia, žinai, plaktis, kur ten jisai ten 100% būtų pasiruošęs. Ir pasiėmė kovą ten toks airis. Nušovė ten tą airį, ten iš kojos, pirmam raundė, žinai, į patalą ir, nu, jis ten kaip nieko, žinai, atrodė, ten atėjo pažaisti tiesiog, žinai. Žiūrovams uždėsim tą šūvį. Jo, uždėkit tą šūvį. Tikrai, žinai, ten tas video, žinai, šūvis, žinai. Taip. Nu, tai ir viskas. Ir man nuo to laiko, kai aš atsisakiau tos kovos, jie su manim nei kartų nebesusisiekė, žinai, ten tas mano kontraktas kaip ir pasibaigė ir jie nebesiūlė daugiau, žinai, man nieko. Gal aš ten būčiau primiktinai prašęs kažką, nors dar atsimenu, kai Ultimate tik atsirado, žinai, ir aš jiem rašiau, kad sakau, aš dabar dalyvausiu čia Ultimate, ar galiu, žinai, aš dar atsiklausinėjau jų, nors ten, jo, sako, gali dalyvauti. Tai dar man davė leidimą, nors man jie net nesuinteresuoti, buvo daugiau tipų kovusių. Aišku, aš jeigu ten, žinai, būčiau labai suinteresuotas, ten kažką gal aš, žinai, galėčiau parašyti jam ten, žinai, gal kažką dar... Tai ir dabar... Nu, nežinau dabar. Nu, į Friday Nights gal kažkokią... Tai ten drąsiai, žinai, bet šiai dienai nei aš labai noriu ten kol kas, žinai, gal ateis laikas, pribręsiu vėl aš ten ir žinai, vėl lysti tą mėsmalį. Dabar kažkas, žinai, man reikia, dabar pirmiausia reikia susitvarkyti sveikatą, žinai, paskui viskas, ten tos kovos. Aišku. Na dabar One Friday Nights žiūrint, tai ten mėsmalė, ten, žiūrim, kaip pasakyti, ten... Taip. Ir ten aišku, ant kovų sušoks, žinai, kokio to taiso, žinai, ten gali ir tau tą patį non-godo atbūsi čempioną ir panašiai, žinai, ten jie nesižiūri pagal, ten jie visi vyrai yra vienodi. Ten nėra geresnis, blogesnis. Tu, kad ir su 10 kūnų eisi, tau tą patį non-godos ir ten eisi, daužyti sudėsi, žinai, ir viskas, ten, žinai, nėra. Tai aš visą laiką sakydavau, kai tu patenki tokias labai rimtas organizacijas, tai pirmiausia, tai yra ne tas, kad tu, žinai, iš karto, nebent tu esi žiauriai talentingas, labai rimtas ir tu ten jau tose kitose organizacijos, ten, žinai, labai gerai judėjai, ten buvai čempionas ir tikrai tu esi ten maks jau kietas, ten, nu, kaip žiūrėtume kokį Hegertį, žinai, kur tikrai jau topas, žinai, bet tu kaip tokį, nu, aš galiu save laikyti vidutinės. Nu, esu aukštos klasės kovotas, bet pagal tai, kiek ten kovų patirties turės, aš esu, nu, vidutinis toksai, žinai, kur ten... Tai tokiam aš galiu pasakyti, kad nereikia užsibriežti tikslą, kad tapti čempionu, žinai, nes ten to čempionu tapti, žinai, bet įsilaikyti va to organizacijų, žinai, ir rodyti geras kovas, tai laimėti, pralošti, žinai, nu ir taip po biškį gal aukti ir daugti iki to titulo, žinai, bet ten, žinai, nesakyti, davai duokit man iš karto čempioną, žinai. Daug kas labai nori prašokti, žinai. Ant svetimo arklio jo rojų nujoti. Žinai, nori peršokti tuos etapus, kuriuos reikia praeiti, žinai. Aš ten, žinai, dabar sakyčiau, davai čia, duokit man pramūką, davai, ir ten senčiai suvarysiu, žinai. Nu negali šokti taip aukštai. Tu turi įrodyti. Negali šokti ekspresą. Jo, nu nėra greitų tokių. Gal kažkada būna. Sudarė įspūdis, koksai, va, tu atlėkiai į Tailandą, ne, kovoti tos One Championship, ne, nu ten jau kai prasidėjo tas skambesys visas, ne, ir tie visi kovotojai pas tai buvo ten aukščiausio meistriškumo. O kaip tu įsivaizduoji, kad tau turėtų ten duoti kažkokį ten viškį žemė, ten pralošusi, žinai, ten kokias 5, bet ten kaip ir sakai, kad ten visi geri, žinai, ten nėra
Nu, aišku, bet jį būna nulekia kitas lietuvis, žinai, gauna ten tą one kontraktą, ten kažkokį nėra čia jų daug, žinai, ir ten jam duoda kažkokį ten žiūri, nu, nėra jis ten, žinai, pats aukščiausios klasės, žinai, geriausios ten AA, žinai, ten tos, žinai, reitingo. Nu jo, tai jų yra tokių, žinai, yra tokių jų irgi, tu buvo ne kur, nu, žemesnio, žinai, lygio, nu, ir viskas, žinai, nu, tai ten kalibrai, žinai, skiriasi labai ir, nu, tu jeigu patenki ten, tu žinai, kad jau turėsi. Nu, tai, žinai, nėra ką sakyti. Ok, vat, kaip pavyzdys, Rimkus gavo Ono kontraktą, laimėjo pirmą kovą, antrą pralošė, nu, kodėl jis ten daugiau nebekovoja, žinai, nu, nes gal žmogus suprato, kad gal reikia čia dar pasitempti, nes, nu, ta prasme, nu, yra vis tiek lygių skirtumas ir tu turi, nu, tai vis tiek turi atkovoti, žinai, nu, kažkur prasivesti tų kūdų daug, kur tu kartais turi pajausti pats, kad tu esi vertas ten kovoti ir tu gali ten stovėti su tais. Nu, tai man, pavyzdžiui, įsivertinimas geriausias buvo, kad aš Tailande turėjau ten MX-e, Top King'e su tais rimtais taisais ir man jau būdavo toks etapas, kur tau sakydavo, kovosi, man ten Top King'e turėjo tokius Sangmanį, kur ten irgi, nu, topas, ten tuo metu jis ten, jo kliška buvo $1 million baby, nu, ten jisai daugiausia už kovas gaudus, ten su to mančias visą ir davė. Ir man net jokių emocijų nebuvo. Gerai, nu, tai žiauriai gerai, sakau, noriu, nu, ten, nu, net negalvodavai. Ateina laikas, kur tau sako tą mančiai, žinai, kur tu be pasiruošimo ir tu sakai, ne, ačiū, nenoriu, žinai, nu, tai... Tu turi kartai suprasti, kur tu esi, žinai, tu negali aukščiau šokti. Gal būtų buvusios pirmos kovos, tai būtų mėmė, žinai, ten ir be to pasiruošimo, bet taip, tai Tailande... Nes jau ten prasikovojęs, nu, tai kam tu to reikia, žinai, nu, jau... Tailande, kai tu esi ir pastovi, tu treniruojasi ir ruošiesi, tau jau ten būna, kad tau nesvarbu su ko kaltis, žinok. Ten tu tokiam būni kažkokiam... Nežinau, jo, turbūt transe, žinai, burbulė, kur visi plakasi su bet kuo, ką duoda, žinai, ir tu negali tiesiog sakyti nekovosiu, nes tu atėjai, nu, išbandymo ir tu nori įrodyti savo, kad tu, vat, esi čia, žinai, ir gali kalti su geriausiai. Aš ten turiu pavyzdžių, nu, ten visi, kur buvo mūsų gal tuo metu 10, gal kokių kovotų, buvo Lenkai, ten Australai, Brazilai, ten... Taip, visi plakėmės, ten kiekvieną savaitgalį vis kažkas varydavo ir visi varydavo, nu, tikrai plaktis, ten labai stipriai, žinai, nu, mūsų tokia labai ten stipri komanda buvo, mes ten... Tai jūs ten žiauriai stovyklai, žinai, tu ten... Jo, nu, tu tu ten tiek dirbi, žinai, ten po kiek valandų ten gaunasi tos treniruotės, ten į dieną vis tiek sudėjus, ten gaunasi, aš įsivaizduoju darbo dieną. Taip, nu, tai tu ten ir daugiau niekur nenori veikti, žinai, kai čia tai dar, kaip pavyzdys, gali eiti dar treniruotis, vesti, žinai, ir tai, aišku, sunku, bet ten tu nieko nenori daugiau, ten 2,5, nu, tai va, egi, buvai, Buvo. Sužinau, ką reiškia klinčas. Ką reiškia galvą laikyti ant savo pečių tiesiog. Po klinčio treniruotės. Viskas svėrė, viskas skauda. Sužinau, ką reiškia kojų smūgiai, laukikai. Sužinau, ką reiškia šlubuoti. Žinok, kitą kartą jausdavausi, žinok, kaip kriaušė. Nu, bet irgi pasinūdinai. Žinok, net ir aš esu jautėsis, kai reikėjo su Marat Grigorians paringuotis. Bet, nu, tu jautiesi ne tiek, kad kriaušė, bet tu atstovi 3 raundus. Nu, tu jauti, kad pastovus spaudimas, sparingas, kai varžybos, aš galiu sakyti, kad, nu, nežinau, gal jis galėjo ir stipriau mušinai, bet, nu, tu jautiesi, taip ribumbulavo tą galvą ir tu tos 3 raundus atkovojai, žinai, atsisparingoji, tu duok ir toks pojūtis, kad ir sakai, duokit man beleką dabar. Nu, tipo, man rimčiau negu aš esu kovų tikrų prasivedęs. Nu, man jautėsi, kad aš rimčiau jaučiuosi po 3 raundų, bet tas paniegas buvo, žinai, mes dviese tik ringę ir toks 16 pirštinės ir davai, daužykla, žinai, nu, olandiškas stilius tikrai daužykla, ten 80%, 90% kalasi, žinai. Nes nebuvau knockdownė nei karto, bet, taip, tipo, aš galiu net pasakyti, labai smagiai jaučiausi, žinai. Bet tu taip tada jautiesi įsivertini ir galvoji, tai jeigu tu tokius paringus turi, tai tau ten kovot, kas ten reiškia, iš vis galėjai plakti. Nu jo, labai, taip. Smagu. Gerai, o dabar pas tą kaip kas gyvenime biškai gydasi traumą, bet jau jinai jau kaip ir praeitį jau likus. Nu jau, kažkaip aš taip, jeigu realiai gyvenant paprastą gyvenimą, tai aš nieko nebejaučiu, žinai, bet ant tam tikrų judesių jaučiu, bet pradėjau jau sportuoti.
Grįžau pas savo fizinio pasirengimo trenerį, jau keliam formą, ruošiamės Tailandui, nes sausio 9 planuoju į stovyklą išvaryti. Neplanuoju, viskas aišku, kad išvarysiu ir pradedu ruoštis naujam kažkokiam iššūkiam, nežinau, žiūrėsim, kas ką pasiūlys, kas kur norės mane matyti. Yra tokių ir dar klaustukų kažkur aukščiau, bet, žinai, čia dar aš nemėgstu žiauriai šnekėti, kol nėra, iš tikrųjų, žinai. Nieko nėra garantuota. Tai pirmas etapas, tai noriu stovyklą varyti į Tailandą vien dėl to, kad įlysti į tą, kaip sakau, mišrainę, kur ten bus labai daug stiprių kovotojų. Keičiu stovyklą, nes varau į kitą dabar. Šiuo metu Pača ten yra, sakė labai gerai, viskas lygis geras. Važiuosiu tokią lamaimų į tai camp. Ir ten yra mano svorio labai gerų kovotojų. O kiek kainuoja šiaip tas pats išvarimas? Tai jau buvęs ne kartą. Tai čia, žinai, aišku, kokia ta... Ne, tai aišku, ko tu nori, žinai. Nori, bet tarkim, paprastas kovotojas, aš esu, žinai, lietuvis, ten kažką gaunu iš kažkur, ten kažkiek ten tų pinigėlių, tai kiek tau reikia išvažiuoti pirmam kartui. Tai brangiausia, tai visą laiką yra bilietai kažkas nuskristi. Dabar šiai dienai 850 eurų kainavo, tai palyginus tikrai nebrangiai. Nes esu mokėjęs tikrai brangiau, pavyzdžiui, pernai, kai ruošiausi Blade Fights turnyrui. Tada susirandi, kur gyventi. Jeigu taip kovotojui, tai dar vienas, jeigu važiuoja be šeimos, ne taip kaip aš, žinai, aš su šeimo važiuoju, man reikia biški to tokio, nesakau, kad komforto, bet reikia erdvės, man reikia virtuvės, man reikia, kad tos biški daugiau erdvės būtų. Bet jeigu taip važiuojant kaip kovotojui, tai dažna stovykla, kodėl stovykla? Nes ten jie pasivadinę stovyklom, nes jie gali tau duoti ir gyvenimą, žinai. Tai dažniausiai stovyklos turi kažkokį apgyvendinimą, tai tu gali iš jų imti ten iki 400 eurų mėnesių, kokią gali pas juos ten kambarį tvarkingi, ten su kondicionieriais, viskas ten gerai, ten būna, kiekvienas stovyklas savo turi, žinai. Priklausomai tikriausiai nuo galimybių. Tai gali, žinai, imti pas juos, tai gaunasi dažniausiai, tai sakau, taip, jeigu pabrėžti. Tai kelionė, bilietai, tada apgyvendinimas apie 400 eurų ir treniruotės ten iki kokių, irgi iki 300 mėnesių, jeigu tu nori 2 kartus į dieną eiti, žinai, tai ten tos treniruotės ganėtinai brangios, jeigu lyginant taip su oponentais, kiek čia pas mus kažkur kainuoja, žinai, sportuoja, ten apie 300 eurų gaunasi, bet tu gauni 2 kartus dienoje treniruotės ir visą laiką tu kažkiek laiko, vis tiek ten 3, 4, 5 raundai dirbi su treneriu, žinai. Tai tokios gaunasi semi-private, žinai, jau pusiau asmeninės tokios, nes tu visą laiką su treneriu dirbi, žinai. Tai va, tai čia pagrindinės išlaidos, o toliau maistas, žinai, tai ten gali visiškai pigiai valgyti vietinį maistą, žinai, ten... Ryžiai su kiaušiniais. Kiek ten? 3-4 eurai pavalgyti, žinai. Jo, tai priklausoma, aišku, nuo kavinės ir ką tu valgai ir kur valgai. Jeigu taip, kaip lyginant, kur aš visą laiką gyvendavau, ten yra toksai Butterfly restaurant būdavo, tai nueini, pavalgai už 100 batų drąsiai, žinai, gali, tikrai užteks pavalgyti, jeigu taip, žinai. Čia 3 eurai plus minus. Jo, apie 3 eurus, žinai, pavalgyti. Tai ką, dienai, tai dienai skaičiuok, 10 eurų pavalgyti, dar kažkom išlaidom 15 eurų, taip. Vis tiek tu supranti, kad jeigu tu važiuoji sportuoti, tau tikrai nereiks kažkokių pramogų, žinai, tu 2 kartus į dieną pavalgyt, pamiegot, pailsėt ir vėl treniruotis ir vėl pamiegot, pailsėt, pavalgyt. Panašiai kaip Lietuvoje išleisti, patį ką Lietuvoje ten išleisti. Jeigu nori dar pigiau, gali gamintis pats, žinai, susirandi tada apsistojimą su virtuvėlė arba tiesiog gali nusipirkti, yra tie tokie elektriniai, žinai, kepti dar kažką. Gali gaminti, jo. Akis aš galvoju, ne? Mėnesį, jo. Visiškai. Čia, jo, kaip ponas. Čia jau kaip ponas. Tai aš paskutinį kartą buvau, mes su Deiviu prasilenkėm toj stovyklai, tai irgi buvau pasiėmęs jau iš stovyklos apgyvendinimo, tai jau su baseinais, kur su visko buvo. Tai gavosi mėnesį, man atrodo, jau vieną chatą tik 400 gal eurų į mėnesį. Ne, 700, bet jau su stovykla buvo. Įskaičiuotas, tai čia geriausias buvo pasiūlymas iš visų negu... Taip. Vis tiek, žinai, nėra, žinai, kaip kas yra... Kodėl nevažiuoja dauguma, nes dauguma, žinai, gyvena gyvenimą čia Lietuvoje, ne, ten darbas kažkoks, vis tiek didžioji dauguma kovotojų dirba, ta prasme, čia iš sporto mažai kas gyvena, žinai, kad ir žiūrėtume čia aukščiausią lygą, kiaukiai ten jutėmėjai ar ką mes čia turim Lietuvoje, žinai. Tai
dauguma gyvena gyvenimus, žinai, kažką veikia kažkur, tau labai sunku paleisti tą gyvenimą, žinai, nes čia tavo finansai ir panašiai. Tada tai reiškia, tu išvažiuoji ten, gerai, mėnesių čia mažiausiai, kad ką tu galėtum išvažiuoti. Bet aš dabar važiuoju 6 savaitėm, man irgi atrodo, kad čia nėra daug, bet aš jau kadangi buvęs ten N kartų, man čia pakaks, žinai. Tu žinai ir savo pasirašymą, kad tau kiek reikės įsivažiuoti, kiek užteks. Žinai, dabar mano pasirašymas nebus, kad aš ten iššokčiau į piką. Žinai, man nereikia į piką šokti, aš noriu tiesiog apsišlifuoti, žiūrėti kaip ta koja, kaip galiu spiriu sparinguotis ir panašiai. Dabar toks adaptacinis dar toks periodas, žinai, dar pasirašymas bus jau prieš kovą, žinai, kai žinosiu datas, stiklės ir panašiai, žinai, ten. Tai va, tai tu turi gyvenimą ir tu bijai jį paleisti, žinai, tau ten 6 savaitės, dabar pasimk atostogą 6 savaitės, kas tau duos 6 savaitės, nieks neduos, tai žinai, tai toks tu labai planuotis tą turi, žinai, plus finansai, tu turi jau gyvensi ten iš santaupų, žinai, turi pasitaupyti, bet šiaip jeigu yra galimybė, tai visiems patarčiau nulėkti, ar bent kartą, bent mėnesių, bent, suprasti, ant kiek dar mums toli iki Tailando, žinai, ir iki lygio, kokį ten gali gauti, žinai, dėl to aš ir mėgstu kiekvienais metais bent kartą išvažiuoti, jeigu finansai leistų kiekvienai kovai ruoštis, tai kiekvienai kovai važiuočiau ruoštis, tikrai, tik 100%. Net nebūtų kalbos. Tas ir yra, žinai, kad visą laiką, kaip ir nuo vaikystės, žinai, matėm, kad daug tų gerų talentų buvo, žinai, pilna buvo, kiek buvo, kai augom, žinai. Kur tu tai? Žinai, tik pažiūrėk, kiek buvo talentų. Labai. Tas ir buvo, žinai, kad... Neišlaikė tas sportas. Tu turėjai eiti dirbti, tu dirbdamas sportuoti, pat žinai, kad neišeina. O darbas maišo tam, ta prasme, čia negali eiti šalia sportas tavo darbo, nesąmonė, žinai, taip nesigauna, žinai. Kaip pavyzdys, ten, žinai, sportuoju 2 kartus į dieną, einu dar naktinę ten dirbti, nes, žinai, dieną į sportą, žinai. Tai gerai tau, kai tau 17 metų, tai jo, bet jeigu tu esi savo pykę 28, 26, žinai, jau tu ten dar kažkokią šeimą turi ar kažką išlaikyti, tai neįmanoma, žinai. Tai dabar ir tokį klausiau, vienas toksai amerikietis One Championship kovojo ir ten gavo kontraktą prieš kelis mėnesius, tipo. Gal anksčiau, čia prieš pusmetį gal. Bet jis sako, aš gavau iš to pačio pagrindinio chatterį, tipo, gavau žinutę 3 ryto, o aš buvau FedExo pamainoj, kroviau ten, žinai, siuntas ir turėjau išvežioti kažkur ir aš gavau žinutę, kad you are welcome, jis tiesiogiai parašė, you are welcome to One Championship, tipo, žinai, ir aš sako, aš nuėjau iškart, sakau, išeinu. Žinai, nes, tipo, tu supranti, kad tu turėsi aukoti, žinai, ir tu turėsi jau maksimaliai ruoštis. Nesigaunama. Tai va, Gidukai. Ne, tai dar ne tai va, dar ne viskas. Aš ką paruošęs? Ne, tu biškį peršokai, aš norėjau paklausti dar, kaip apie į Lietuvą tas sugrįžimas pas tave, nes atsinu, mes tada pirmą kartą aš pats į Tailandą, kai išvažiavau su tavim, pirmą kartą apskritai aš išvažiavau, tada tu važiavai ir kalbėjom, kad pats nežinai, ar dar nori kovoti, ar čia noriu tik treniruoti ir grįžom po to, aš grįžau anksčiau, tu grįžai vėliau ir taip porą mėnesių praėjo po to ir pradėjai kovoti Lietuvoje, tai kaip čia tas tavo apsisprendimas į ją vėl, kad kelti tas pirštinės į viršų, eiti į tą kiemą, į Lietuvos kiemą, kaip sakyti, savo. Jo, aš vieną kartą jau savo buvau pasakęs, ant tiek nenoriu tipo Lietuvoje kovoti, bet žinai, kai tu nekovoji 5 metus Lietuvoje, žinai, ir tu toksai, o gal, tipo, žinai, smagu, savi, žinai, visi ateis palaikyti, tikrai smagu. Bet matai, aš varydavau, visur buvau, ten Bali buvau, irgi stovyklui 3 mėnesių, žinai, Ir kas liečia, kad aš nuvažiuoju ir ten sportuoju, lyg ruošiausi kažkam, žinai, ir tu sportuoji ir niekam tu nesiruoši. Ir po to galvoju, blemo, reikia kažkam ruoštis tada, kam aš taip, eikvoju tą energiją, žinai, bereikalingai. Ir Tailandą, kaip mes ir kartu buvom, tai irgi aš niekam nesiruošiu, bet, tai sportavom, tipo, po 2 trepkės varė, žinai, Ir tu keli lygį, vis tiek tu keli lygis, paringuojasi, žinai, ir tas lygis kyla. Ir taip gavosi, po to grįžau po tos stovyklos, vėl grįžau į tos darbus, treniruot. Ir gavos, kad jutimiai organizatoriai, tuo metu dar nebuvo nieko, žinai, ir atvažiavo, sako, o mes čia tokią idėją turim, čia tas, viską, niuansus visus pasakė. Ir norėčiau, kad tu dalyvautum, žinai.
Aš nepažinau tuo metu dar jų, žinai, dabar jau gerai pažįstu, žinai, ir bendraujam, taip, pastoju, ir tipo, ir ar galėtum padėti, ar čia gal biškai paorganizuoti, ir žinai, ir aš toksai, galiu, bet sakau, davai, aš savo iššūkį iš karto išsikeliu, žinai, ir tada davai galim, žinai, nu, ir tipo, mane tenkinu ir sąlygos, viskas, aš jeigu ten sąlygos būtų netenkinusios, gal aš būčiau net nesugalvoju, žinai, bet smagu kažkas nauja, vien dėl to, kad, žinai, nauja organizacija, ten, žinai, sąlygos geros, žinai, idėjos geros, matau, kad žmonės nori augti, žinai, galvoju, gal kartu auksim tada su jais, žinai, nu, tai smagu, žinai, išeisim. Nes jeigu taip būtų kokie kiaukiai atėjus pasiūliu, žinai, va, nenori kovoti vėl, žinai, sakyčiau, ne, tikrai nenoriu, žinai, nes aš jau ten atsikandęs, žinai, ten tos virtuvės pažįstu labai gerai, jau buvęs ne vieną ir ne du kartus, žinai, ir sakyčiau, sorry, ne, žinai, bet kažkas naujo, žinai, man įdomu, matau, žmonės suinteresuoti, ambicingi, žinai, nori kažką daryti ir matom rezultatus, kad žmonės daro ir tikrai gerai daro. Ir viskas, ir tipo, žinai, tai su kuo nori kovoti, žinai. Ką aš žinau, su kuo noriu, tuoj pagalvosiu, kas čia Europai aplink čia taip stipriau, žinai. Nu ir ta šovė į galvą, žinai, nu tipo, KK čempionas tuo metu buvęs, žinai, tas Pogbilas. Davai tą Pogbilą, sakau, nu tai arba aš, žinai, pasibandau save, ar galiu tam lygį dar, žinai, nes Pogbilas tuo metu tai tikrai topinis buvo, čia visiems davė, žinai, tai tikrai, nu, labai aukštam lygis. Ir šiuo metu dabar, iš tikrųjų, aš jį stebiu, followinu, dabar Tailandė gyvena, žinai, kalas ten viską laimė, tikrai labai aukšto lygio, bet mums neišėjo su jo kovoti. Bet ne apie tai tas, kad, žinai, sakau, iššūkį savo skelbiu, žinai, duodu, sakau, va. Ir nusiuntė jam užklausą, sako, nori labai, nes jisai mato tave kaip žingsnį irgi link One Championship, aš buvęs One Championship, jis irgi nori labai, nu ir tipo, sutiko. Jo, nu toksai, žinai, įsirašyt, nu mane. Ir tokia potencialiai rimta kova, žinai, tipo, ir toks labai geras priešininkas, žinai, nu davai, sakau, arba aš pasibandau ir matau, kokiam aš lygiai, jeigu ten mane vienu vartus suvaro, tai aš suprantu, kad gal davai, deivukas jau palisiek, žinai. Bet jeigu būtų kitaip kažką atvežę ten, nežinau, aš turbūt gal būčiau nepasimėgavęs, žinai, ir gavos taip, kad, žinai, atkrito tas Pogbilas ir ieškojo tų variantų, aš ką pasiruošęs jau, nu man jau buvo tas pats jau su ko kovoti, žinai. Ir ištraukė tą anglą, blemba, aš tą anglą, žinokit, sekiau irgi, o aš irgi žinojau ir man taip tą pavardė, bum, davai, sakau, geras bus čia, žinai, rūpkė. Tai irgi aš, pavyzdžiui, tą anglą gerai atsimenu, kai 2015 mes jį su Sigiu išvarėme Tailandą ir tas anglas irgi kaldavosi tose pačiuose Max Muay Thai turnyruose ir lupdavo tos tailandiečius ir aš atsimenu, kad tikrai geras buvo labai ir pliama galvoju, tikrai gera bus. Bet aš žinojau savo pliusų, žinai, toj kovoje ir aš juos išnaudojau ir gavos taip, kad, nu, sunku jam buvo, žinai, nes jisai toks muitaistas labiau, žinai, nes keliai lenda į klinčą, žinai, o čia nebuvo ir jam buvo sudėtinga su manim, žinai, nes aš jau tokį primečiau kickboksą, žinai. Ir šiaip, aš kažkaip norėjau kickboksą išbandyti, dabar jau save labiau, žinai, norėjau. Kažkaip man toks įmatgavęs, kad visus mano paskutinės kovos kickboksą buvo. Dabar pagrindė čia visas ir kovoja, kaip, nu, sakei, kickboksą. Nu, iš tikrųjų tai ne, nes dvi jutimiai kovau kickboksą, o Blade Fightsuose dviem kovau Muay Thai, žinai, tai toks, nu, tipo, netmetu galimybės laiką aš tą Muay Thai eisiu ir, nu, čia mano širdytas Muay Thai, bet kažkaip aš pastebėjau, kad man Lietuvoje sunku ruoštis Muay Thai. Dėl to aš priėmiau sprendimą, kad davai aš geriau šoku kickboksą ir aš manau, geriau man kickboksą paprasčiau bus. Nereiks čia klinšuoti su kažko, žinai, išvengsiu to klinšo, nereiks ruoštis pagal tą, žinai, ir daugiau galasių rankas ir ten tas kojas savo ir viso. Ir tiesiog kaltis pagal kickboksą, bet paskui galvoju, nu tai reikia, nu tai gavosi taip, kad pasiūlė Muay Thai kovą, Blade Fightsus, sakau, nu tai reikia varyti į Tailandą ruoštis, žinai, tai variau į tą Tailandą ruoštis. Nu tai toksai, žinai, mėtais irgi ten. Bet tai jutimiai dabar irgi, kaip sakant, gaivina tą visą Muay Thai Lietuvoje, galima sakyti, ne tai, kad kaip turnyrą, bet visoje Lietuvoje gaivina tą Muay Thai. Reikia, žinai, nu tai tų profų iš vis tų Muay Thai prof kovų Lietuvoje, nu ten gali ant pirštų skaičiuoti turnyrus. Nu, aš esu čia kovojęs. Prieš porą tailandiečių kovojau, tada ten Muay Thai su baltarusais keliais kovojau, tuo metu dar, žinai, nu, buvo. Jo, dabar tai švis. Ekrano, du ten
Dingęs Muay Thai buvo. Bet apskritai visas lygis Muay Thai. Tiesiog laikėsi labai pastovoju tokiu linkmė, žinai, kad, tie Muay Thai čempionatai, juos net nevažiuoja niekas, mėgėjus, žinai, tas pats Muay Thai lygis, žinai, nėra, kad auga. Galiu pasakyti, kas jie visi, dabar auga, nes yra konkurentų atsiradę, bleitų, timėjai. Taip, reikia, konkurencijos. Tai apskritai turnyrų, žinai, auga, nes anksčiau ten tie Jonavoj, sakau, ukmergiai, ten tie, tai ten niekas ten atvažiuoja, ateina pasižiūrėti draugai, ten tėvai ir pažįstami. Dabar va, reikia, gerai, kad augina, žinai, čia tą taurę padarė Muay Thai. Jutimiai, aišku, diržą padarys tikriausiai daug dievė, žinai, kad būtų kažkoks, vis tiek diržas geriau negu taurė. Matai, žinai, kas žiūrėk, dabar su tais diržais, aš tai galvoju, kad iš viso, jeigu žiūrint į nuoseklumą, žinai, taip turnyrų, aš taip, mano bent jau tokia idėja, kad diržas turi būti reitingas, turi būti bent jau 5 kovotojai tam reitingė, žinai, aš nekalbu, jeigu žiūrint į perspektyvą ilgesnę, tai kas tas diržas, tai kas to diržo kovos, tada tie patys su tais pačiais, tai dabar, ką mes turim, kaip pavyzdys, ką mes turėjom, ten diržą turėjo būti 7-7 diržas, neturėjo Jutimėjai būti. Misiūnas, Rimkenzo, Narauskas ir ten dar kažkokį, ten Dunauskas, neatsimenu. Ten iš viso apie nieką tas Dunauskas buvo, ketvirtukas turėjo, tai dabar turi ten Narauskas likti su Misiūnu. Tai ką mes norim matyti Misiūną, Narauską ir Rimkenzo tarpusavį plaktusi, žinai, dėl to diržo pastoviai. Pajungtų gal kokį ir ten tą dar naujoką, gal kalasiuką. Reikia, matai, reikia turėti, kad diržus kepti, reikia turėti reitingą. Tada mes, jeigu norim diržų, davai reikia daryti užsieniečius veš tada, žinai. Tada jau turi būti globalesnė tokia, žinai, organizacija. Kas iš to diržų? Jis neturi reikšmės, jis neturi verties tas diržas. Tai Lietuvos garbės diržas. Tai eik Lietuvos čempionatą geriau varom tada visi. Ne, geriau tada visi lekiam Lietuvos Muay Thai čempionatą, persikalnam Lietuvos Muay Thai čempionate. Žinai, ant pakilos atsistosiu 1, 2, 3, o dabar, žinai, tų diržų, tai man tai tie diržai plius minus laiką yra promo, jeigu nėra reitingo. Žinai, dabar padaryti titulinę kovą. Padarom titulinę kovą. Koks čia titulas? Tavrasi, jeigu net nieks neatsireitingavo, dėl to titulo kovoti, žinai, negali, žinai, reikia reitingo. Laimėsi diržą prieš ką kovosi, žinai, tai klausimas. Reikia reitingo, žinai. Reitingo, žinai, ateis tada dėl diržo. Taip, gali daryti, žinai, paimti 4 lietuvius, paimti 4 užsieniečius, šauni 8, žinai, ir viskas, padaryti diržą. Bet, žinai, bet jo, sakau, žinai, laimi diržą, ne, Muay Thai, tada laimi ir tada kas tavo... Prieš ką ginsis, Žaratas sakė. Narauskas gins prieš ką, prieš Rimkenzo. Gerai, Rimkenzo nepaėmė, prieš Misiūną, Misiūnas nepaėmė, Dirkstys nepaėmė, viskas dingo, viskas. Jo, ir viskas. Tada vežė iš užsienio, dėl ko jis įkovojo, dėl diržo, jeigu jis pirmą kartą Jutimėjai organizacijai. Aišku, čia, žinai, reikia paaugti tikriausiai dar. Jo, čia reikia augimo ir, žinai, tu turi reitinguoti, žinai, daryti reitingą, žinai, turi daug kategorijų, pasim tada, žinai, nedaryti daug visokių kategorijų, ten pasimk, ten šiam 5, 7, 7-5, kaip pavyzdys, ne, 3 kategorijos ir vien tuose. Tai reiškia, su 5 kovų turnyrų tu niekur neisi, turi daryti 10-12 kovų tada, žinai, kad tu galėtum prasuktos reitingų, žinai, tai, žinai, aš nežinau, kiek ilgai tu gali ant tų pačių vardų gruoti, žinai, tada turi įmaišyti kažką, žinai, kad būtų konkurencija, žinai, tas sakau. Paposta tos, žinai, žiūrėti. Ten 6 kovų turnyrų, žinai, tu negali reitinguoti nieko. Ką, vienas ratas praeina ir tu jau, kaip ir, žinai, kas... 2 kartus, jau 3, tai neįmanoma, kad tu duosi kovoti, žinai, ten 3 kartą prieš tą. Tai dabar, tai gali duoti, jau yra trilogija Misiūnas. Ne, tai jo. Ne, tai bet kas nori ir vienas, tai ten gali dar kažką laužti ten. Su Karosu, žinai. Irgi trilogija. Naujokas Kalasiūnų, žinai, duosi jo, paskui duosi antrą Dirkščiui, žinai, su Narausku. Taip. Tai sakau, tai jeigu čia ant šitų vien judės dalykų, tai gali, žinai. Analizuojam tas kovas. Viskas dabar, tai, tipo, tau dabar ką duoti, žinai. Ne, tai, žinai, kas yra. Norėtųsi, kad lietuviai daugiau patys bėgiotų per tos turnyrus. Tai yra, tai, žinai, tu užsuksi, žinai, čia pravesi, bet, tu išseksi iš to, žinai, tada arba tu viso baigsi. Taip. Nėra toks, žinai, nuoseklumas turi būti, augimas kažkoks, tai davai, žinai,
aš tai nežinau, nu, turi kažką, žinai, daryti, kažkokią reitingą, kažko, žinai, dabar yra YouTube reitingas. Na, turi būti kažkoks tęstinumas. Nieko jis ne apie nieką, žinai, realiai, nu, tipo, nes, nu, turi kategorijos, kažkoks būdar, kažką, žinai, jeigu tęstinumą, apie tęstinumą galvoju. Jo, bet niekur tu, bet kokią organizaciją paimti, dabar pažiūrim, kur KOK kovoja visi lietuviai, tai ką tu daryk tarp lietuvių kovas, tai kas ten, Sparta kovos, kas dar kovos ten? Kas, Fighters Landas yra, Sparta ir dar keli, žinai, tai ten irgi, nu, kiek tu padarysi vieną turnyrą, 2 ir baigsis. Taip, nu, tai visi matai, jie daro daugiau su užsieniečiais, tada tu bent jau gali išstatyti tų kovų daugiau, žinai, 10-12, tų kovotojų, o tu jeigu tu juos visus tarpusavius statysi, tai kiek tu turnyrų gali prasukti? Nu, bet jeigu tu tos užsieniečius veši tokius, kur ten pirmam raundai visi kaip lapai krenta, tai čia irgi yra toks, tada turėtų juos palaikyti. Gal tada įdomiau būtų, žinai, dabar pastoviai, žinai, kaip matome tokį, žinai, turnyrą, žinai, kad atveži vienus, žinai, ir jie neaišku, dar atvažiuoja, žinai, tai tu juos atveš tokius, kurie pasibūtų toje organizacijoje. Dėl to ir jeigu žiūrint apie globalų, kodėl, sako, KOK čia globalus, bet vis mes nematom tų pačių veidų ir nematom tų reitingų beveik, žinai, jokių, tas reitingas irgi ten, žinai, dėl to, kodėl ten One Championship, dar kažkas, UFC ten, žinai, turi reitingus, dėl to, kad ten ir yra sistema kažkokia reitingų, to belekas su beleko nekovoja dėl diržų. Taip, nu tai tas pats, kiek Lietuvoje vyksta, kiek vyksta Vokietijoje, visiškai kiti kovotojai, kurių tu net nežinojai, nematęs, jisai, tipo, ir jie irgi kiek... Vokietijos heavyweight čempionas, žinai, ten kažkoks iki Lietuvoje čia, žinai. Žinai, ką, žinai, dėl ko būdavo tas diržų, KOK seniau, kad KOK darydavo aštuntukus to, žinai, bet, nu, nežinau, kiek tu gali tais aštuntukais grot, nes 3 kovas per vakarą. Neįmanoma, nesąmonė. Kiek žmonių nori, Vlasevičius kovojo, manau, jis būtų išsilošęs, tik tais, pakišo koją traumą, žinai, bet, nu, kiek, kokią traumų riziką, aš neįsivaizduoju, ten negražu. Daryk per kelis turnyrus tada, daryk per kelis turnyrus, 16-ką kokį bus įdomu, žinai, o ten tas su tuo, tas susitiko, žinai, tokį biškį gali, atsiprašau, ant to žaisti. Nu, tai čia, žinai, jauna organizacija dar ta, žinai. Ne, tai aišku, kiek turnyrų, kiek čia buvo, 5 turnyrų. Svarbiausia, žinai, išsilaikyti, žinai, kad būtų... Nežinau, aš tai visiems linku sėkmės, darykit visi KOK, jų teimėjai, Blades, Next, čia nesipjaukite, jeigu būna konkurencija, žinai, kiekvienas turi savo braižą kažkokį skirtingą ir viskas, kas ką nori, žinai. Svarbiausia, kad kovotojai, žinai, svarbiausia, kovotojai gautų irgi geras kovas, perspektyvas kažkokias, pinigų kažkokie rėmėjai galėtų užsikabinti, žinai, nu, tai čia... Galėtų būti kovotojais ir kovotojai, žinai, ir kovotojai. Čia toks dalykas vieni be kitų neišgyventi. Tuo labiau galėtų ir palakstyti po tas kitas organizacijas. Nu, ten visi laiko, žinai, prie savęs. Nu, bet jeigu man pasiūlė geriau, tai kodėl aš negaliu nueiti ten, žinai. Nu, taip, norisi to, kad galėtų tada ir pasidarytų tie ir reitingai lengviau tarp lietuvių kažkokie. Nu, aš suprantu, jeigu tu čempionas esi, ne, du esi jų teimėjai čempionas, nu, tai tikrai tu neisi į KOK dėl to čempiono kovoti. Nu, ar ten šiaip į kitą organizaciją. Nu, taip negražu. Nu, vienas KOK čempionas, ne vienas atėjo į teimėjai. Tai jie atėjo išėjo, žinai, atėmė šitus diržus visus ir sako, baigėsi. Atėmė, žinai, tos diržus. Nu, tai kiek reiškia tie verti diržai buvo, žinai, jeigu būtų tie verti diržai, likti toj organizacijai. Jie turbūt nebūtų išėję. Nu, taip. Jeigu tie diržai nėra verti likti toje organizacijoje, tai reiškia, paima ir išeina. Lygiai taip pat ir pasaulinėse organizacijose yra tų čempionų, kurie paima ir išeina. Dėl to, kad jie negauna sąlygų jokių gerų. Va, kai buvo, aš girdėjau, pavyzdžiui, One Championship, tu esi čempionas, žinau, kad tampi čempionu, pirmas honoraras 30 štukų. Tu skrendi su ten vos ne private jetais, ten ne business klasė, jau skrendi, žinai, jau tave tipo kaip čempioną. Ir vienu momentu jie pradėjo nebedaryti to. Vos ne honorarai pasikeitė, žinai, ten vos ne, jau business klasė nebeskristi, žinai, ir vieni yra čempionai išėjo, tiesiog sako, čia mums žadėjo vieno, mes pagavom kitą, žinai, ir viskas. Nu, tai žinai, pasiūlė kažkur geriau, viso. Tai aš galvoju normalu, žinai. Bet Lietuvėlė nėra. Bet kad čia tokia konkurencija, jo. Lietuvėlė nėra, žinai, Tailandas ir nėra Amerika. Taip, žinai, čia nėra vardai. Čia, ta prasme, mūsų yra,
mūsų yra. Jūsų yra, žinai, kiek čia. Vienetai, Ne, tai tu nėra irgi, taigi betės išsakė, dabar esi karosai, tai tu jau save gali laisvai priskirti prie kovotojo. Man atrodo, reikėtų su Dievuku pirkti bilietą į Tailandą ir varyti ruoštis. Vėl paims pasparnų patreniruoti ir siaunu. Padarys žmogų. Nes karosas, kaip ir sakė, 3 raundai po 3 minutės muitai taisyklės, tai man atrodo, reikėtų tau pradėti pasiruošimą. Jau pasikojas. Tai ką, gal perinam? Ruošiamės, jeigu dabar ruošiamės. Gal perinam prie žiūrovų klausimų? Žiūrovų klausimai. Tai pirmas klausimas yra, su kuo iš lietuvių labiausiai norėtum dabar sukovoti? Sukovoti, su kuo iš lietuvių? Iš lietuvių. Su niekom. Ne, nu toks labai retoriškas klausimas, žinai. Dabar tas sukovoti, kokiu pagrindu, dėl ko? Kieme, nu, dėl... Ta prasme, dėl... Tiesiog, va, kova. Nie, tai su kuo duosi, su tuo ir kovosiu. Man tai aš niekada nesirinkau, mane pasakytum pasaulinė žvaigždė, su kuo tu norėtum, su kuo aš nėra, kad pasirinkčiau, žinai. Aš visą laiką labai koncentruojusi į save, kaip būti man pačiam geriausiai ir padaryti žalos kitam, žinai, tai koks bus priešininkas ir tam darysim žalos, žinai, tai mane nėra taip, žinai, kažkokie vardai, žinai, būtų koks nors lietuvis, kur sakytų, gauna milijoną už kovą, žinai, kai koks Magregoras, sakyčiau, tai vat noriu su Magregoru, nes galėsiu, kaip sakoma, per kančias į žvaigždės ant svetimo vardo, žinai, kažkur nujuoti. Man taip, žinai, yra toksai, kur, žinai, nei man tie kažkokį influencinimo reikia, nei man ten, žinai, tipo, aš nematau pagrindo, žinai, tai kova yra kova, kovoji su visais. Tai gerai, tada... Vardų, žinai, tokių, gal kažkada seniau ir buvo, žinai, kažkokie, bet mano sorė, žinai, seniau buvo labai didelė gal kažkokia konkurencija, gal nuo kažko buvai pralošęs, žinai, sakyčiau, va, noriu atsirevanšuoti, aš dabar net neatsimenu, kam esu pralošęs, žinai, pavyzdžiui, kam aš esu lietuvių pralošęs. Neatsimenu, žinokit. Nu tai va, nežinai, nei kažką man atsirevanšuot norisi, nei toksai, žinai, aš žiūriu kažkur toliau, žinai, iš save matau ir noriu kažkur toliau. Politiškai korektiškas atsakymas. Labiausiai galėtum atsakyti, su kuo užsienį labiausiai norėtum. Gal su taiko kažkokiu kovotojų, su didelę pasirašymu, su to pačiu ten kokiu čempionu, žinai, galėtum sukovoti, žinai, ten. Vis tiek, žinai. Imtum tą Vančajų dabar. Vančajų, žinai, po didelę neimčiau, blemba. Stovyklos, ne? Neimčiau tą Vančajų. Žinai, nu toks... Gerai, tada... Žinai, kartais, žinai, sako, oi, tu čia, žinai, kaip sakoma, reikia vis laik pasitikėti savim, bet kartais reikia tikrai, žinai, įvertinti savo galimybės ir taip, žinai, kaip sakau, pesimistiškai taip pažiūrėti, žinai, kad labai dar yra kur patobulėti, žinai, kad galėtum tokiam lygiai kažkur kovoti, žinai. Tai gal aš geriau kas nors paklaustų, kurie lietuviai, ar ten kažkas su manim norėtų kovoti, tai pasakysiu, kuriam dar pasistengti ir kada. Turim kitą klausimą. Kaip manai, kokie 5 lietuvių kovotojai yra geriausiai aktyvus šiuo metu? Nu, tai tik 5 ir yra. 5 ir yra. Tai gerai, tada gal ne 5, nu sakykime tavo top 3 lietuvių dabar kovojančių. Top 3. Pagal Muitaičio prašė. Pagal Muitai, ne? Jo. Nu tai kas rodo rezultatą, tai žinai, naujokas rodo tikrai rezultatą, super, tikrai, laimėjo. Ta taurė, taip. Jo, tada Kalasiūnas, nes, ir prieš naujoką laimėjo. Jeigu taip žiūrint šitą, dabar lygį. Ir, Vitas perspektyvus, žinai, gal, labai pakišo tą koją, paskutinė kova, nes, kažkaip labai nustebino, kad, nežinau, aš tikėjausi šio tikrai daugiau, žinai, Žinau, neturiu žodžių, iš tikrųjų daug, žinai, tikėjausi daugiau. Bet aš dėjau daug, ta prasme, aš nekiek palaikiau Kalasiūną, bet aš tikėjau, kad jisai gali laimėti tą kovą, nes, aš mačiau, kad dėl to Vitui ir sunku buvo susitvarkyti su tuo pastoviu spaudimu, žinai, toks, jo nieks nespaudė iki tol taip stipriai, žinai, Pultaražinskas jo nespaudė taip stipriai, irgi iš distancijos taip tokios saugios dirbo, Kalasiūnas primetė tą tokį stilių ir aš žinau, ta prasme, aš gerai labai Sigį pažįstu, žinai, ir aš tikėjau ir žinojau, kaip ruošį ir kokią duos taktiką, žinai, tai va,
kas, Kalasiūnas, Vitas, nes, tikrai jaunas, aš galvoju, vien dėl to galiu sakyti apie Vitą, kad jisai perspektyvus, dėl to, kad jisai yra jaunas. Ir lekia į Tailandus dar važiuoja. Ir važiuoja į Tailandą, va gerai pabrėžiai, kad jisai važiuoja į tą Meką ir ieško savęs, va, kaip užaugti. Tai va, žiauriai pagirtina ir gal susitiksim netyčia, nes kiek žinau išvažiavęs lygtis ir keliauja dabar varys. Tai ir naujokas, top 3, kas do 5. Tai turim Pultaražinską ir turim Narauską. Jasiūnas, pamiršau pabrėžti. Tikrai Jasiūnas yra, aš galiu pasakyti, kad net ne, kad jaunasis talentas, bet jau labai daug turintis patirties. Aš galvoju, kad jisai gali lygiuoti su manim patirtim, nes jam ir jau metų nėra, kad jau, 21, 22, jam ir 27, kiek metai, žinai. Tai bet aš jį noriu matyti su labai aukšto lygio kovotojais. Jis turi laužti, žinai, ledą, nes jis negauna kovų, o jam reikia jau. Jisai yra pribrendęs labai stipriem priešininkam ir jis turi labai sustiprėti. Čia va tas momentas dabar pasiyra karjerai, kur turėtų vakaltis dabar su aukštą meistrį važiuoti ten į Tailandą ir dabar laukiam iš jo. Tai va aš jau tikėjausi, žinai, gavo tą Tigerio kontraktą, gavo, žinai, ta prasme, laimėjo trajautus, ten yra reikalų, ta prasme, aš žiauriai palaikau jį ir aš norėčiau, kad jisai ten būtų, žinai, bet kažkaip senai jį matėm, retai matėm, žinai, tai aš galvoju, gal bus tas lūžis, kada mes jau, nes šiaip, dabar, kad paminėjom tą Jasiūną, man jis perspektyviausias šiai dienai. Tikrai perspektyviausias. Gerai, kad priminės, užmiršau vardą. Tas geras kovotojas. Tiek daug yra kovotojų, kad pamiršau. Judam tada tolyn. Ir kokią iki šiol skaitai savo kovą įsimintiniausią? Įsimintiniausią. Tai turbūt MX Muay Extreme, kur kovau su tokiu tailandiečių Navi. Jisai buvo pernai metų, tai gavosi aš su juo kovau 17 kovau, jisai 16 metų, jis buvo Radžia stadiono čempionas. Ir aš su juo ne pusfinalį, bet ketvirtfinalį kovau dėl patekimo į pusfinalį ir visą kovą pralošiau. Tiesiogiai pralošiau, jis mane ėmė į klinčą, spaudė, lupo keliais. Šitie 3 raundai, kur alkūnę prasileidai, kur... Nepasileidau alkūnę. Jisai vienu žodžiu baisiai vargino mane, klinčą ėjo, nes jis buvo aukštesnis, žiauriai. Ir aš jau po antro raundo kampe stovėjau ir aš galvoju, aš turbūt, žiauriai bus sunku, nes, man net nekyla rankos, žiauriai suspaznavo tos rankos ir aš išėjau ir pataikiau apatinį smūgį jam. Jisai lipo į klinčą, va taip, kepurę bandė užmauti. Jisai lipo ant manęs ir aš kažkaip įkišau apatinį jam ir pralindo. Ir atrodė, vos priliečiau. Ir jisai šuk ir susmuko. Ir jau visas mano kampas, davai. Bet man davė žiauriai gerą patarimą po antro raundo. Sako, dirb kaip kickboxe, patampimai, atšokimai, žinai, biški, tų feikų, žinai, parodyk, nemušk. Ir žiauriai lipo, žinai, driginau ir va tą apatinį. Jisai lipo į klinčą apatinį, pataikiau ir supratau, kad turbūt labai plaukia. Ir jisai trauktis pradėjo ir aš vėl patampyt, įdėk highlightą. Ir sukeičiau stovėsiną, šoninis, tiesus ir vėl tą patinį. Ir viskas. Ir pataikiau žiauriai ten su nasilkom, atrodo, išlėkti. Jau atgaminau, aš kurį ką. Tai bet aš ją visą pralošiau. Gal kaip nors linką galėtum įdėti net tos kovos. Įmėsiu, aprašymė bus. Kad pažiūrėtumė tą kovą, nes tikrai, mano sunkiausia gyvenimo kova buvo. Tikrai. Ten yra tokių kovų, kur aš, žinai, pralošiau, žinai, o net nelaimėjau, žinai, pralošiau, žinai, mas jos tokios nebuvo sunkios, kaip ta, kurią laimėjau, žinai, taip, sunkiausia gyvenimo kova, žinai. Dėl to turbūt ir įsimintiniausia. Kitas mūsų žiūrovas klausia, ar yra planų kada nors sukovoti Londone? Londone, tai žiūrėk, gal kažkas pasiūlys. Norėtų tai labai pamatyti. Čia po stovyklos tikriausiai. Po stovyklos. Šiaip kaip pati stovykla? Galima net, stovykla, ne stovykla, seminaras. Seminaras tai puikiai, žiauriai smagu, labai smagu, kad susirenka žmonių ir kas įdomiausia, kad
Lietuvių labai mažai buvo, vien užsieniečiai beveik buvo, tai tas įdomiai, žinai, reikėjo laužyti tą anglų kalbą savo, bet šiaip smagu, kad vat yra bendruomenė, seka, atvažiuoja, nori, mokinasi, tai planuose dar yra, tikrai atvarysim į Londoną, bus tų seminarų, o dėl kovų, tai jeigu taip žiūrint į priekį, aš žinau, net žmogų, kuriam parašyčiau, jis man gal duotų net tą kovą, žinai, nes aš pažįstu, kiek pažįstu, mes bendraujame su Liam Harrisonu ir jisai daro turnyrus Londone ir jis daro tokius visai neblogus, mes buvom net Londone, kai buvom nuvykę pažiūrėti, žiauriai patiko ir aš šiaip bendrauju su Liam Harrisonu ir aš parašyčiau jam davai nuo kovo, jis man tikrai suorganizuotų kažką. Tai gal per tą Liam Harrisoną visai įdomu būtų, aš tokia įdomi mintis, žinai, gal net reiks kada parašyti ir pažiūrėti, kas ten per sąlygos. Tai jo, būtinai. Smagu būtų Londone. Tai apie patirties dalinimąsi, tai dar ir stovyklą, kiek žinom, rengsi. Jo, stovyklą. Tai šiuo metu su Romualdu Klimavičium vėl susikebinom rankomis, kaip sakoma, mano pirmas treneris, labai gerbiu jį kaip žmogus, kuris atvedė mane į šitą sportą ir per jį turbūt pamilau šį. Tai mes kartu dabar bendradarbiaujam, darom seminarais, stovyklos, tai sausio 3-6 dienomis darom Birštone stovyklą, pirmą kartą tai ką darom žiemą, iš tikrųjų čia toks kaip ir eksperimentas, bet kaip sakoma, jeigu nedarysi, nežinosi, tai viskas labai puikiai, žmonės registruojasi, labai smagu, bet noriu pabrėžti, kad dauguma, žinai, susiraugiu tokių kalbų, sako, tai kas sausio 3-6, kas, ta prasme, po naujų metų, po visų švenčių, kas tu važiuosi stovyklą? Tai mano tikslas yra pritraukti ne tos žmonės, kurie negali atvažiuoti, o žmonės tos, kurie nori atvažiuoti ir jiem nesvarbu, kada atvažiuos, tos entuziastus, žinai, nesvarbu, sausio 1 gal mes darytume tą stovyklą, nes, čia toks žingsnis, žinai, naujus metus, kad mes propaguojam, kaip sakoma, sveiką gyvenimo būdą, sportą, tai tikrai nekviečiu tų, kurie nori po sausio 1 po balių visų, žinai, duoti savo pasižadėjimus, o dažniausiai ateina vasario 18, žinai, tik tai sportuoti, ar ten kovo mėnesį, žinai, mes dažniausiai norim pritraukti tokius žmonius, kurie yra entuziastai, nori sportuoti ir jiem nesvarbu, ar tas 3 ar 6 ateis, žinai. Tai darom tokią įdomią datą ir galima pakviesti, iš tikrųjų kviečiu visus, jeigu dar norite, turime tikrai nedaug vietų, dar yra kelios vietos, kur tikrai priimtume ir jeigu norite sudalyvauti šitoje rimtoje stovykloje, iškart pabrėžiu, kad tai yra sporto stovykla, čia nėra poilsio stovykla, ne atsistatymų po švenčių ir naujų metų stovykla, o... Nėra kaip reikia, nėra kaip pasirašymą. Besiruošiasi gal šventinių laikotarpių, jam reiks tik tais vasario kažkada, žinai, tai sakau, jau čia kviečiam žmonės, kurie jau dabar jau pradės ruoštis ir, kaip sakau, nukreips savo visą energiją į tą stovyklą, o ne į šventės, kurios bus, žinai. Tai jeigu tikrai norite, yra dar vietų, susiekti su manim ir pašnekėsim, galėsiu papasakoti. Įmesim linką irgi aprašymą, galėsite, jeigu norėsite, galėsite susirasti, užsiregistruoti. Taip. Turime... Dabar norėčiau, kad entuziastingai paskaitytum sekantį klausimą, nes nors skaitai biški prie mirties atrodo. Aš čia bandau, žinai, Gerai, tai kas padeda psichologiškai atsitiesti, kai gyvenime pralaimi? Koks tavo receptas, Davidai? Mano receptas, iš tikrųjų, tai šiaip tai aš visą laiką pabrėžiu tai, kad motivacija, tai jinai svarbi, bet jinai manęs niekada gyvenime nelaikė. Žinai, motyvuotas, tai tu gali būti 1 ar 2 kartus gyvenime, žinai, kažkam. Bet, sakau, dažniausiai motivacija pralaimi prieš discipliną, žinai. Tai tas psichologinis, žinai, atsitiesimas. Aš kažkokiu metodu, kažkokiu ten praktikų iš tikrųjų netaikau. Ir darau dažniausiai tai, kas mane veža, žinai. Jeigu tai nevežtų manęs ir labai būtų sunku, tai aš turbūt jau senai būčiau pakabinęs pirštinės, nes tokių stiprių žmonių, kad atsitiestų, žinai, ten po 6, žinai, aš turėjau 6 pralaimėjusios kovas, žinai, iš eilės. Bet aš niekad nesu pagalvojęs apie tai, blemba, kaip blogai, kad aš tą 6 pralošiau, žinai, manęs niekad nedemotivavo tai, žinai, kad aš čia pralošiau, žinai. Aš supratau, pralaimėjau ir supratau, kad, tai toliau reikia dirbti, kažką keisti, kažką daryti. Tai dažniausiai tai nėra, kad aš ieškau kažkokiu būdu, kaip čia psichologiškai man su savim, žinai,
susidraugauti, atsistatyti kažkokį, žinai. Bet aš galvoju apie tai, ką man pakeisti, kad būtų geriau. Tai va ir važiuoji. Nuvažiuoji į stovyklą, į Tailandą išvažiuoji, pamatai vėl judančių daug žmonių, gauni vėl į Kuprą, tobulėjai, žinai, ir tave kelia, vėl įpučia tau to, žinai, noro daryti kažką, žinai, bet niekada nebus taip, kad tu gali būti visą laiką motyvuotas, visą laiką kažką daryti, žinai, nu čia, žinai, labai reikia disciplinos, žinai, nu, ta prasme, ne vien, kad ten, žinai, mums reikia, visi žino, kad ir svorius mesti, žinai, bet taip pat ir tu visą, realiai, kai aš gaunu kovą ir pasirašau kažkokį kontraktą, tai mano visa šeima gyvena tą kovą, žinai, tai nu, čia labai svarbu, žinai, kad nu, tu turi būti disciplinuotas, žinai. Dar kitas žiūrovas klausia, kas tave labiausiai formavo kaip asmenybę? Nu, bet tai tas, čia gali lygiai taip pat atsakyti, kad, nu, tas sportas, žinai, nu, tai čia ir grūdina. Gatvė, kiemas. Gatvė, žinai, aš iš tikrųjų, tai, jeigu taip žiūrint tą gatvę, tai sportas kaip tik nuvijo mano tą gatvę. Aš gal ir būčiau toj gatvė, jeigu ne sportas, žinai, nes tikrai aš ir augau ir Dainavos rajone, ten nebuvo pats ypatingiausias gyvenimo tarpsnis mano, žinai, tada aš persikūčiau Vilijampolę, kur dar galėjau baisiau nusiris, žinai, jeigu būčiau tikrai ėjęs kitais keliais, bet tas sportas tai kaip tik man davė stabilumą gyvenime, žinai, ir kažko siekti. Nu, ta prasme, kad, nu, labai daug draugų pasikeitė ir panašiai, tik dėl sporto ir dėl ambicijų, žinai. Tos ambicijos mano buvo labai didelės ir tikslai, kur net ir dabar, pavyzdžiui, aš visą laiką prieš kažką darant pagalvoju, kas nutiks, jeigu aš padarysiu mano karjerai, žinai. Tai net aš ir dabar galvoju, šventinis periodas, ane, jeigu aš paleidžiu savo tą discipliną, kaip sakoma, nes aš vis tiek kažkiek jos laikausi, aš nesakau, kad dabar aš gyvenu taip, kaip ruošiausi kovai. Ne, aš taip negyvenu, bet pavyzdžiui, pavalgyti kažkur aut, aš leidžiu savo ten vieną kartą į savaitę, žinai, ten, kad ir nesilaikau, žinai. Nu, aš vis tiek, prisilaikau, aš gal man visi linkėjo, kad traumos metu aš nepriaugčiau svorio, žinai, nu, aš jo ir nepriaugau, tiesiog, žinai, nu, dabar išlaikai kaip ir savo tą profesionalų, nu, tiesiog tu laikai tiesiog, nes, žinai, pasiekmes, kaip reiks paskui iš jų išlipti, žinai, tai toksai, žinai, visą laiką aš viską stengiuosi pritemti to, kad sportas, varžybos, kas bus, kas gali pakenkti, stengiuosi to atsiriboti nuo to, žinai. Tu šiandien po krosos, šiandien vis tiek atidirbai, ką rytas, žinai, atidirbai. Nes, o žinai, dėl ko vėliau prasibėgti ir galvoju, nes, nu, tipo, nebėgau šią savaitę, reikėjo dar prasibėgti, žinai, bet vakar valgiau popcorn. Dėčiau, žinai, galvoju, blemba, reiks ir tie prasibėga tų popcornus. Nesakysiu, ką aš vakar valgiau. Jo, ir tipo, jau aš galvoju, kaip ateina to šventės ir kaip man reiks išvengti, žinai, to maisto daug, žinai, kaip gal to alkoholio visai nevartoti ir toks, nes žinau, kad varysiu į stovyklą. Tai kad į tą stovyklą nuvažiuoti jau, nu, tipo, geroj formai, kad nebūtų, žinai, man sunku, nes paskui man aš nuvažiuosiu ten, 6 savaitės, važiuoju tik tais 4 savaitę jau galėsiu rimtai sportuoti ir tos liks 2 savaitės ir aš nieko nebūsiu pešę, žinai, iš to, nu, tai jau gyveni tuo. Turi palaikyti vis tiek savo tokį. Ką, turime dar, kaip ir paskutinį uždaromą klausimą. Aš dar vieną galiu, dar vieną. Davai. Žiūrėk, dabar nusikeliam į, jaunystę, ne, jau tu čia vaikystė, tau 14 metų, Titanas būmina, žiauriausi sparingai, trečiadieniais, kokius esu matęs, niekur daugiau gyvenime. Tokios mėsmalės nesu matęs tokios mėsmalės. Ten Sakalauskai, Knyzeliai, tas federacijos, koks Narkeliūnas. Ne, nu tai mūsų ten vardų, mūsų ten varžybinių gal 15 buvo. Jo, visi šustriausius, ko buvo sunkiausias paringoti, su ko kaltis, ar su visais būdavo. Su Liukaičiu sunku būdavo, nes visą laiką dažniausiai bijodavai neprasileisti to firminio žirklėm kiškelio per sparingus, žinai, nes yra kelios kažkam nosis nuliekusios, žinai, tai su Remyga amžinatelsi smagu būdavo, tikrai pasiklojus, tai tikrai nesaugodavo, nors man buvo ir 15 metų, jis niekada nebuvo taip, kad mane, žinai, saugotų, žinai, kaip vaikai, slūpdavo. Nemokėdavo jis kitaip. Nemokėdavo, jo.
Nedas Bružas toks buvo, Atsimenu. Žiauriai per pilvą, ta prasme, aš ten prarijęs, piliulių tokių esu, kur ten norėdavo jau išeiti iš treniruotės. Jo, sparinga labai stiprus būdavo. Tai jeigu mes būtume turėję tokią komandą iki dabar ir taip pat laikėsi, tai aš manau, vis tiek Titanas visą laiką buvo numeris 1. Tuo metu, kai buvo tas sakau, perspektyviausių kovotojų, toksai, kalvė, toksai. Ir visą laiką matydom, kaip, kad ir tose kiaukiai turnyrus dar, tai pusę fight cardo mūsų būdavo, bet pradėjo birėt ir subirėjo, ir tų tokių, kaip sakau, veteranų, nes aš save laikau veteranų, nes aš pradėjau nuo 10 metų, man dabar 32, tai 22 metai sportui atiduoti, tai aš jau, senis skaitausi, toks tikrai veteranas, aišku, visa ta patirtis, bet tokių, nebėra nei vieno, nebekovoja niekas, viskas, bet aišku, visi, jau Deivis, jau to, nurašy Deivį reikia, aš girdžiu tokių kalbų, jau viskas, Deivis, jau, nes kiti, jau baigė tiesiog, o aš, blemba, ne, aš dabar kaip tik pradedu, 30, aš pradedu kaip tik geriau jaustis, aš kitaip pažįstu savo kūną ir aš galvoju, kad dar... Savage 2.0. 3.0, ne, 2.0, dar reikia šokti, tai va. Tai paskutinis klausimas, Nerijus uždavė savo paskutinį klausimą, o klausimas buvo iš publikos, kas tave inspiruoja ir visą laiką, kad tu nori vis tų didesnių iššūkių, visą laiką save stumi į priekį. Tai... Kur atrandi tos, sakai gal ne motivacijos, bet kur surandi tų iššūkių, kad vis dar nori. Tai dažniausiai tu juos pats savo išsikeli, Gal aš ir skiriuosi nuo kažkokių kitų, kur aš lendu į tą tokį, į pelkę kažkokią, tai, bet aš visą gyvenimą, aš ir tokioje atmosferoje užaugęs, kur tu turi išbandyti save ir tu turi kažkokių iššūkių turėti. Jeigu nebus iššūkių, tai sakau, vienu metu buvo aš jau nebeturėjau tų iššūkių ir mintis buvo pakabintas pirštinė, tai tu vėl eini jų ieškai, tai tas ir gaunasi, kad turbūt taip ir atrandi tos motivacijos kažką daryti, nes tu tas ir veža, dabar irgi po traumų, reikia sugrįžti, ką galvoji. Ir aš net negalvoju kažko, gal kokia apšildoma kova, gal kažką lengvesnio, ne, jeigu negali ten būt, kur buvai anksčiau, nes aš buvau, kodėl aš negaliu, tai ką man dabar grįžti vėl į pradžią kažkokią, grįžti į kažkokią pradžią, vėl čia bandyti, tai man nėra laiko, viskas, arba eini ten ir darai, viskas, ir tipo, ir plius, laimėjau kelias kovas ir supratau, gerai, viskas, pavyzdžiui, ta Blade Fights, jinai labai greit baigėsi, bet, tu negali, nenori eiti ir plaktis 5 raundus ten, iki išgyvenimo, gerai, anksčiau baigiau ir nukaliau tokį priešininką, kur mes vienam džime treniravomės Tailande ir jisai mane per sparingus ausdavo, tai man jau irgi gaunasi, kad aš jau tokį nugalėjau, kur, Dabar gal kitą, sakyčiau, davai, noriu čia Miguel Trinidadį, davai revanšą, dabar Glorisi kovos, tu supranti, kas per priešininką, tai jau vien, kad aš su juo atkovojau taškais, kur jisai visas ten anksčiau laiko baigęs 13 kovų, 13 nokautų, tai tu supranti, kad reiškia visai neblogai ir aš galiu būti su tai, tai man tokia ir gaunasi inspiracija, aš šiaip visą laiką daugiau apie save matau, nes nežiūriu Goginso ten, man nereikia to Goginso, man jisai už mane nepadarys dalykų, aš nesisemiu kažkokios inspiracijos, aš iš save žiūriu, kur aš buvau, kiek pasiekiau, kiek padariau, tu žiūri į atį. Blema, kietai iš tikrųjų, aš ten, mano vardas yra tai, kad aš ką padariau, tai reiškia, galima ir aukščiau, gal dar pasistengti ir galima aukščiau, tik reikia daryti, tai ir eini tą, vėl sakau, tai važiuoju dabar į Tailandą, bandysi, įpais, kažkas nepais, gal, bandyti reikia, kažką turi rizikuoti, kažką aukoti ir tada gaunasi, dalykai. Goginsas, nepadeda man Goginsas, nei Goginsas, nei... Va tokia gaida, motyvacinė reikia, manau, baigti čia. Taip ir jūs, Šaika, aš galvoju, kad, ambalai, nuo ko jūs, kodėl padarot ambalai, čia
perspektyvos. Nu, daro dėl to, kad jums įdomu, nebandysit, per save lipsit. Darom savo ir tam dar vienam tūkstančių, kurios žiūri. Kad ir kokia. Žinai, čia ta prasme. Bet palaukit, nu tai darysi, daro dabar. Daro taip, bus geriau, iššūkius kažkokius reikia, vis tiek viską lipa. Taip, visą laiką nori gerinti tą ir kokybę, ir auditoriją didinti, yra iššūkių. Nori šalia šitą sportą, žinai, nori ir kad kiti, žinai, ateitų ir sportuotų ir būtų, žinai, kad kuo daugiau čia į tą sportą ateitų tų žmonių, dėl to ir darom, žinai, ir kad matytų tokius kovotojus kaip tu, kad viskas įmanoma per darbą, žinai, ir čia, kad čia... Sakau, tik tais reikia aukoti, žinai. Kaip ir sakei, žinai. Ne, nu reikia bandyti. Sportininkų daryti, žinai, nes niekas nepadarys už tai, kaip ir sakei, tai ką, šitų baigiam motyvacinių. Motyvacinių baigiam, ačiū, ką Deivi, žiauri tau. Ačiū, mamų labai šaitai, kad pasikvietėt. Viskas, Lietuvos Savage, Lithuanian Savage, Deividas Danila, ačiū labai.